Gerai, tai galim pratęsti. Antra tema - grindinis šildymas. Kada grindų šildymas ir kada grindinis šildymas. Galėtų būti abi sąvokos - grindų ir grindinis. Tai va, vėlgi grįžtam apie reguliavimą. Reguliavimas, reguliatoriai, tiesioginio veikimo reguliatoriai, jiems nereikia elektros, kad reguliuotų. Turi irgi silifonus viduje, tos pušlės, jos ten pučiasi, traukiasi ir viską reguliuoja. Dujos dėžutės statomos į sienas ir gali reguliuoti arba grindis, arba grindinį šildymą. Čia ką jos turi, kaip montuojasi, tiek aktualu, norintojas iš kontūro išleisti orą. Ir va, grindinis šildymas. Jeigu sakom, kad tai yra grindinis šildymas, tai reiškia grindimis mes šildom patalpą ir dengiam šilumos nuostolius. Taip reikėtų suprasti. Tada reguliavimas mums logiškai būtų nuo patalpos temperatūros. Reiškia, va, vėlgi tos pačios termostatinės galvos, ne, kaip radiatoriams, taip ir grindiniam šildymui. Ant tiekiamo vamzdžio montuojasi ir reguliuoja, reiškia, srautą į grindis ir tokiu atveju temperatūra negali būti daugiau kaip 50 laipsnių tiekiama į grindis pagal STR, nes jeigu bus temperatūra didesnės, betonas labai išsiplės, kompensacinių siūlių neužteks, pastums sienas, nukris lubos. Ne? Taip, hiperbolizuojant. Kiek galima daryti plotą? Nu tai sakom, kad ir 20 kvadratinių metrų tokiu vienu kontūru galima apšiltinti, tai tada gausi, jeigu 5 metrai vamzdžio į kvadratą, tai kaip čia gaunasi 20 kvadratų, kad 500 metrų, 100 metrų vamzdžio. Nu tai panašiai taip ir gautųsi, ne, su vienu kontūru. Va. Kitas variantas yra grindų šildymas. Mes šildom grindis ir nežiūrim į patalpą. Šitas Viesulas atėjo, kaip ten visokiais vardais vadina, tai čia Saulius. Jūs nieko nematėte. Nieko negeriat. Sauliau, čia ne bowlingas. Gerai. Reiškia, grindų šildymas. Ir mes, matot, tiekiam 80 laipsnių atrodytų į grindis, bet čia ne visai taip gaunasi, nes stovi reguliatorius, toksai, kuris FJVR, čia daniškas žodis, nepasakysiu, kaip jisai sakosi, angliškai tai būtų Return Temperature Limiter, RTL, lietuviškai grįžtamos temperatūros ribotuvas. Tai jisai per ašį, šitą ašelę jaučia temperatūrą ir reguliuoja grįžtamo vamzdžio temperatūrą. Todėl mes reguliuojam grindų temperatūrą, o ne patalpos, ir patalpoje gali būti nesvarbu kiek, gali būti plus 30 patalpoje, gali būti patalpoje plus 10, bet FJVR palaikys grindis, ką jūs nustatysite, ar 10, ar 30 laipsnių, kaip jau jums norisi. Va, kur tokie daiktai naudojami, kur jie reikalingi, čia kam jie buvo sukurti. Tai toks FJVR, tokia va dėžutė, nu, šiuolaikiniam nuosavam namui nereikalingas dalykas, ne? Nes tu ant jo pagal laiką nepaprogramuosi, iš telefono nepareguliuosi, gali tik sienoje turėsi kažkokį tai daiktą, ne? O jeigu norėsi kažką užstumti, baldą pastatyti, ten negalėsi, nes ten vamzdžiai privesti labai komplikuota. Bet pavyzdžiui, turi viešbutį, ne? Ir viešbutyje turi sanmazgus. Viešbučio kambarys, tas pagrindinis miegamasis, ne? Galbūt jisai ten kokį nors oras, ar ten oras vanduo, grindinis, ar ten konvektorius kažkoks tai stovi, bet vonioje tau reikalinga turėti šiltas grindis, ne? Tada variantai, kaip tas šiltas grindis ten padaryti. Tai gali daryti ten elektrą, ne? Kainuos brangiau negu, tarkim, ten šilumą, žiūrint ką kūrinį. Nu, labai daug niuansų, bet pavyzdžiui, jeigu nori padaryti vandeninį šildymą vonioje, ne? Daryti šiltas komfortinės grindis, tai yra labai patogu. Tarkim, tavo viešbutį pats statei radiatorių miegamajam, ne, su termostatinė galva reguliuojasi, o grindų kontūrą reguliuoja su tokia dėžutė. Tai reiškia, atvedė į tą kambarį 2 vamzdžius, paduodama grįžtamą, turi ir atvirinį šildymą, ir grindinį, turi mišrų šildymą su minimum, ten nereikia pamaišo mazgų, žemint kontūro temperatūros ir taip toliau. Ne? Tai va, toks gal būtų jų plačiausiai. Dar man galvoje nesueina, tai
mes turim ateina, pavyzdžiui, 80 radiatorius. Mhm. Tai 80 ateina ir tas grindis. Taip. Tai kokios temperatūros bus grindis, jeigu tu reguliuoji tik grįžtamą? Jo, tai dabar žiūrim taip, jeigu 80 ir čia staigiai įbėgo 80 ir jisai pumpt iškart uždaro. Reiškia, čia toje vietoje, kur atsišakoja į grindis, tame trišakyje, čia jau niekas nebecirkuliuoja. Eina į radiatorius, radiatoriai dirba, o grindinio šildymo stovi vanduo. Stovi tol, kol atšąla. Gal visiškai stovėti nestovi, nes šilumos nuostoliai vis tiek yra. Ir tas elementas, tarkim, jis nustatytas ant 30 laipsnių. Ir reiškia, čia vamzdyje tada ant tiek sustoja vanduo, kad jisai vos ten lašelis įteka ir iš čia besimaišydamas šąla ir čia grįžta 30, tai tas vanduo labai lietai juda, kad nuo 80 nukrenta iki 30. Tai šitoje vietoje 30, o šitam įtekėjimo taške bus 80, bet čia jau staigiai krenta ir nėra aukštų temperatūrų. Tik yra vienas bet, negalima daryti daugiau kaip 10 kvadratinių metrų. Bet ir šiaip tada tu turi taip suprojektuoti, kad pas tavę nebūtų toje vietoje, kur yra dabar tas grindis, kad po jų nebūtų radiatorių, tarp jų kažkur nebūtų radiatorių, nes kitaip ten toje vietoje vandos stovės, tai tada įsimaliaus radiatorius tas temperatūros. Ne, gaus, tai radiatorius gaus, nes radiatorius savo reguliatorių turi ir jeigu radiatorius atsidarė, tai jis ir gauna radiatorius šildą. Ai, čia pilnai šakotinė. Nepriklauso, taip, o šitas, jeigu jisai užsidarė, tai čia irgi niekas necirkuliuoja, jisai atsidaro, šitoje vietoje bėga, tai viskas veikia, viens kitam nemaišo. Tai va, Tokių projektų pas mus buvo? tai jo, viešbučiuose. Viešbučiai, sodybėlės, kokios ten kambariukų 20-30, radiatoriai, malkinis katilas, koks granulinis katilas, koks kaimo turizmo sodyba. Kaimo turizmo sodyba, pastatė radiatorius, pigiausias šildymas, kur labiausiai investicijų nereikalauja. Kad ten radiatorius kainuoja 100 eurų, vamzdžius pramėtėjai, vonioji ten tą patį vamzdį, pavinioji 5 kvadratiniai metrai, pastatė šitą dėžutę ir viską turi. Rankinis valdymas, žmogus atvažiavo, nustatyta ten tarkim 16 galva pribota, šitas irgi užsuktas, atėjo įsikėlė gyventojas, atsisuko, ten šildosi, pasišildė, išvažiavo, atėjo kambarinę sutvarkyti, pum, viską užsuko ant 16, viskas jokia tau BMS, toks, paprastas, ūkiškas, gerai veikiantis valdymas. Bet tai kodėl tada įreikia į dėžutę? Tik tai dėl to, kad būtų patogu, sienai, ne? Pavyzdžiui, būtų kolektorinė spintelė ir toks ventiliukas. Parodysiu. Galima taip daryti, esam taip darę, pasakysiu, kas gerai, kas blogai. Čia tiesiog, kad žmogus atėjo į vonę ir žiūri, ką čia pareguliuos. Taip. Nes dabar, spintelė vėlgi, gal tu ją baldų užstatysi, kur ten ją rasti žmogų, kad žinoti, dabar ten, plius ta vėl valytojai nepatogu spintelę padarinėti, nes neskirtos, tu dažniau padarinėsi iškristi, ta spintelė visą bus susilankščius tą naktį, jis ten skirtas kartą metus atsidaryti, jeigu reguliuoti. Tai vėl ta pati situacija, kad reiškia turime skirtingas temperatūras ir tos dėžutės, čia buvo gal chromu, nežinau, man atrodo, nuėmė, nes čia vėlgi, chromas negerai, nes lieka daug atliekinių dalykų, tada teršiasi aplinka ir dabar labai brangu kažką yra chromuoti, todėl viską daro matiniu, matiniai juodi motociklai. Kaip? Apie grožį visi pamiršta. Dabar kažkaip visiems gražu juodas matinis. Gal ateis laikas vėl chromas bus gražu, bet jau gal suras kažkaip tai kitaip, kaip pachromuoti gražiai. Jūsų kolega variantas, grindų šildymas irgi su tuo reiškia ventiliuku. Tai pats tas mazgas tada taip pigesnis, įsisukam į kolektorių ir tada čia jo visa ta konstrukcija, ateina termofikatas per ašį, jaučia temperatūrą vandens ir tas seifonas uždarinėja. Bet šis turi būtinai ant vieno kontūro, negali būti, pavyzdžiui, prieš kolektorių. Jeigu du kontūrai būtų. Ta prasme kaip? Tą ventiliuką pastatyti ne į atšaką, bet kolektorius. Pavyzdžiui, viso kolektorius? Du žiedukai, pavyzdžiui. Ne, tiesiog kaip tada tos žiedukus reguliuosi, jeigu kažkur vieną labiau užlenksi, kitą mažiau, per vieną daugiau cirkuliuos, per kitą mažiau, tai tada bus kažkuris perkais, kažkuris nedašildys. Čia sodybėlė, tai koks skirtumas, 2 laipsnis ne čia, 2 laipsnis ten? Ne,
Ne, tai gali kažkuris iš vis nešildyti, nes ten priviniuosi to vamzdžio daugiau, po to ten jo, sureguliuoti sudėtinga. Plius apsaugai atskirai kiekvienas, tai esam palauk, kur čia buvo, man atrodo, Kaune buvo į Venių ligoninę kažkokią ir ten, ką jie norėjo, neatsimenu, ar tai buvo panelinis šildymas, kad būtų paviršius stabilios temperatūros, ar tai grindys koridoriui, kad būtų, kažkokia ten temperatūra. Nes katilinėje šilumos mazgas toli, visur radiatoriai, tai vėlgi vesti magistralę ten dėl tų žapų irgi kažkaip tai neapsimoka. Tai paėmė tokių tun sudėjo eilę ir viskas tai. Nebrangus tie ventiliukai. Tai va. Grindinio šildymo, pamaišymo mazgai. Pamaišymo mazgas, kai turim aukštas parametrus, čia užtenka mažesnio vamzdžio, aukšti parametrai, padarom daug drungno vandenėlio grindiniam šildymui, o čia jau ateina drungnas vandenėlis iš šilumos punkto. Atkreipkim tik tais dėmesį, tiekiamas yra štai čia, debitomačiai, srauto matuokliai, grįžtantis yra čia kur poweras. Visą laiką kur poweras yra grįžtantis. Tai taip galima montuoti, bet pas mus kažkaip labai pripratę visi va taip montuoti. Čia poweras, o čia tada uždarimas, čia poweras, čia debitometrai, rotametrai. Rotametrai viršuje, o poweras apačioje pas mus. Tai skirtumų čia kaip ir nėra. Svarbu nesumaišyti, kad būtų paduodamas ten, kur paduodamas, grįžtamas ten, kur grįžtamas. Kolektoriai grindinio šildymo FHF bronziniai, jų dar sandėliuose yra, bet gamyba jau kaip ir nutraukta, atrodo, gal nuo šiemet nutraukė, 25 sausį jau viskas. Tai, Ir tik SSM lieka šitai? Jo, SSM, FHF bronzinių nebelieka, nes bronzą pagaminti kainuoja, reiškia, brangiau ir atliekų lieka daugiau, negu kad pagaminti šitus nerudenčio plieną. Tai va, darom dėžutę kolektorių, lipdukai galima susiklijuoti, kur koks kambarys, instrukcija, po to pašnekėsim. Ir va, yra tas vienas su rotametrais, o kitas yra su išankstiniu nustatymu, komplektas vienoje dėžėje. Tai palaužysim, dabar kokius naudoti, ar su debitomačiais ar be. Tai debitomatis naudoja kažkiek tai slėgio. Čia galim pasižiūrėti, kaip jisai atrodo. Debitomatį galima išsukti, pažiūrėti, kokia čia jo konstrukcija. Tai jeigu čia pažiūrėsim, reiškia, srautas turi va čia įtekėti ir turi, jeigu pasiurbčiau, tai nusileistų tą plūdę. Tai plūdė, kai viršui, srauto nėra, bet kai srautas pasiurbė, tai tada plūdė nuvažiuoja žemyn. Apie 3 kilopaskalius kažkur kainuoja slėgio perkrečio, kad debitometras, srauto matuoklis rodytų jums srautą. Galiu praleisti. Lengvutis, jo, bronzinis yra gal dvigubai sunkesnis, tai vėlgi į fūrą kai pakrauni, tai bronziniai kolektoriai transportavimui daugiau CO2 prigamina, nes reikia vežti, mažiau telpa, masė apriboja. Ir grįžtantis, vėlgi srautas ateina iš apačios, išsuksiu vieną rotametrą. Negalima su knipeksais sukinėti, todėl čia šitam video, čia demonstracinis kolektorius, tai aš galiu savo tai leisti, neturiu rakto iš tikrųjų kitokio. Taip, maždaug išsisuka. Pamatysit, kad toks pat, reiškia, ventilis ir tas išankstinis nustatymas, kaip ir į radiatorius. Irgi taip pat dedasi, praleidžiu pasižiūrėti. Kodėl pats kolektorius nešvarus? Geras klausimas. Patogiau matyt gaminti, nes po to ventiliką įsuksi. Stačiakampis, kaip portai. Kaip kas? Kaip portai. Kaip portais? Stačiakampio bandyti, matėt? Nemačiau. O sakykime, jeigu užsakai su debitomačiu, po to supranti, kad tau nepatinka debitomatis, tu tiesiog gali išsukti? Negali. Ta prasme, vietoj debitomatį gali išsukti. Ir dar reikia užsukti kažkokią aklę. Ir tada aklę gali užsukti, taip.
Nes šiaip jeigu žiūrint kolektorius, pavyzdžiui, va čia yra be debitomačių, va čia turiu, ne, čia, va čia matot yra uždarimas. Tai eina vietoj rotametro, eina uždarimas, nes su rotametru debitomačiu gali uždaryti debitą. Nu, kontūrą, jeigu tau reikia uždaryti, pavyzdžiui, kai pildai, po vieną atsidarai ir tada orą bum bum per automatinį naudojantį su šlangą išleidi, po vieną bum 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 užsipildai visą kolektorių. Tai čia jeigu neturi to debitomačių, čia yra uždarimas. Tai tada su šitais pradžiai visus užsidarai, tada atsisuki ten, sakykime, nu, kad ir tiekiamą atsidarai. Kaip jie užsidaro? Čia su šešiabriauniu raktu. Yra čia va kišas iš viršaus raktelis ir sukasi. O rotametras, tai va... Debitomačių kaip reikia uždaryti tiesiog? Tuoj, va, žiūrėkit, aš ten kitą nuimsiu. Aš čia man Nu, projektuotojams irgi reikia žinot, kaip čia užsidaro. Va, šitas yra, kad neišsukinėtum, o uždarimas yra va čia su šituo. Tai jeigu pilnai jį va taip užsuksi, tai viskas, uždarė visą kontą. Taip. Čia nežinau. Tai va tam ir esam čia. Kad sužinotumėt. Dabar važiuos į objektą, bus Ką jūs darėt čia? Bus kaip Anglijai. Dar karštą užskirtai. Uždarom, atidarom. Taip, priedai. Tai čia ką turim, yra va, rutuliniai ventiliai. Jos irgi, tarkim, yra termometrai. Tai rutulinis ventilis, matom, turi skylę. O čia įsideda, yra stendė pavyzdys. Matot, tai duobutė, į tą duobutę įsideda termometras. Tai patogu iš tikrųjų galbūt grįžtančią temperatūrą matyti. Nes ateini, čia termometras, matai kiek paduodama, iš tikrųjų objekte paduodama temperatūra yra visur vienoda. Laipsnis gali nukristi 2 maksimum. Tai tiekime termometras nėra labai būtinas, grąžinime yra įdomesnis. Bet jeigu yra abu, tai iškart dėžę atsidaręs, supranti, paduoda 40, grįžta 20. Čia gerai ir blogai? Blogai, reiškia delta tai 20 laipsnių, griniam šildyme niekada nebūna, reiškia necirkuliuoja, trūksta cirkuliacijos. Paduodama 40, grįžtama 38. Irgi nesąmonė, delta tai 2 laipsniai, nėra nuėmimo, reiškia per didelis srautas siurblys greičiausiai per greit sukasi. Na, tai ten eksploatuotojams patogu yra. Aišku, jeigu kompetitingas eksploatuotojas, tai jisai visą laiką turės tą lazerinį, termovizorių dabar turi, telefoną išsitraukia, ten termokamera yra, paduodama, grįžtama, nu jau matys ir taip. Leduką. Taip, Leduko atsilia. ledukų. Dvi barikados pusės, kai tu projektuoji, bandai minimumą padaryti, kad būtų kuo pigiau, o tie, kurie montuoja visą laiką ir prižiūri, nori maksimumą, nes jiems kuo daugiau, tai viskas paprasčiau yra. Aš sakyčiau, projektavime ypatingai ten daug kaip... Labiau negu projektuotojai nori minimumą. Eksploatacija. Eksploatacija nori Arba maksimumą. mūsų garantinis skyrius, kai Taip, garantinis. Nu. Tai tas teisingai. Jo, kada kas eksploatuoja ir pamato, kaip nepatogu, kai ten trūksta visokių termometrų, manometrų. Prieimo. Arba, nu, nelogiška, jeigu, pavyzdžiui, rutulinių sklendžių niekur nesudedi ir nori kažką objektą radiatorių pakeisti, turi viską nutrenuoti, ne? Gali pakeisti radiatorius, klausiu, ar galėsiu, jeigu nebus rutulinių, galėsi, taip, bet kiek tau kainuos, visą termofikatą turėsi nutrenuoti, ne? Tai va, kur tas aukso viduriukas visą laiką klausimas. Gerai, pavaros. Turiu irgi pavarą, esu išardęs, va čia. Parodysiu pavaros variklis, kaip atrodo. Ne, nes, nu, pavyzdžiui, mes matom tas pavaras grindiniam šildymui, ne, bet nesusimastom, kaipgi ten iš tikrųjų veikia, ne, kyla klausimų, ne? Kyla. Nu, kaip tas... Labai viskas paprasta. Atsidaro, užsidaro, jo. Bet, va, jeigu pažiūrėt, kas viduje va tą daro, kad užsidaryti, o toks va daiktas. Nėra jokių dantračių, kažkokių ten, nieks čia nesisuka, čia viskas paremta terminiu principu. Jo. Yra va irgi vienas, reiškia, įdėtas, aš praleisiu per rankas, įdėtas, reiškia, kontaktas, tai čia yra kaitinimo elementas, tokia tabletė ir ne va taip prisiliečia. Prisiliečia, tada kontaktas, čia steka elektros srovė, kaista va ta tabletė, kaitina šitą silfoną, čia irgi silfonas yra užpildytas vaško, ten acetono tirpalo, tokia košelė, tai košelė pradeda tirpti ir kai ta košelė virsta į skystinę būseną, tai nebetelpa ir išstumia va tokie stumokliai čia. Stumokliukas išlenda ir tada jisai paspaudžia kolektorius, reiškia tą termostatinį ventilį.
Kas čia gerai? Gerai, kad nėra jokio garso. Visiškai nulis garso. Jokių dantračių, nieks nezizė, nebirbė ir nieko negirdėsi. Tarnavimo laikas labai ilgas. Čia beveik kažkam dilti sugesti irgi nėra. Bet skaičiuojama, kad terminė pavara 10 metų. Taip būtų normalus laikas jai tarnauti. Aišku, tarnauja ilgiau ir 20 metų. Bet jeigu, sakykime, darom kažkokio objekto rekonstrukciją, ten pavaros jau pratarnavo 15 metų ir keičiam viską, atnaujinam sienas, ten langus duris, keičiam termostatus, tai galbūt jau būtų sveika ir pavaras jau pasikeisti po 15 metų. Nes, pradės ten tai viena, tai kita, galbūt pilnai neatsidarys kažkur, gal pradės kažkur tai srauto trūkti, toks ilgas procesas. Tai va, kad sugestų visai neatsidarytų, taip retai kada būna. Kad jos sumontavus neveiktų, irgi retai būna. Tarsi, radiatoriaus galvų iš 10 000 viena brokuota. Toks yra broko koeficientas, 10 000 viena. Tai sakau, jeigu pasitaikė termostatinė galva brokuota, tai jau visi laimės kūdikis ir gali bilietą pirkti. Galiu loterijos bilietą pirkti. Jo. Šitų irgi, bet gal iš 1000 viena, man atrodo, toks yra. Va, tai praleidžiu pasižiūrėt. Šiaip, kai termostatinė galva yra atsidariusi, tai visą laiką yra indikatorius, tas yra išlindęs, aš jį galiu per jėgą paspausti, išstumti. Atidarytas kontūras, uždarytas kontūras. Kažkur tai per vidurį, tai reiškia kažkur plaukia per vidurį. Ir jų yra keletas tipų. Tai atkreipkim dėmesį, kad termostatinės tos pavaros, terminės pavaros yra su tokiais fiksatoriais. Čia kaip būna lėktuvuose remove before flight, tai parašyta, tai prie skrydį ištraukti tokie su raudonom vėliavėlėm, ne? Tai čia tos raudonos vėliavėlės irgi galėtų rašyti prieš paleidžiant šildymą ištraukti arba prijungus termostatą ištraukti. Nes yra objektų, kur sako, jums sako, termostatai nieko nereguliuoja šildymą, tai pirmas klausimas, ar raudoni fiksatoriai yra ištraukti. Nes jeigu ištrauktas, tai jisai fiksuotas, taip pat terminis termostatas nieko nereguliuoja. O yra tai padaryta tam, kad būtų patogu. NC pavara jinai yra normaliai uždaryta, be elektros jinai yra uždaryta, todėl montavimo metu ją patogu sumontuoti. Ją sumontuoji, elektra neprijungta, bet tavo šildymas, sakykime, gali veikti, viskas gali funkcionuoti. Prijungi termostatą, prijungi automatiką ir tada jau tą fiksatorių ištrauki ir palieki jau pavarą dirbti nuo patalpos termostato. Pakelta yra normaliai atidaryta. Reiškia, be įtampos, be elektros visą laiką atidaryta. Ir tokia logika nuo pat pradžių susiformavo, kad NC pavaros naudojamos su grindiniu šildymu, normaliai uždarytos, reiškia, be įtampos uždarytos. Tai kai reikia šildyti, jos atsidaro. Kai nereikia šildyti, įtampą nutraukia ir jinai sava eiga atšąla ir užsidaro. O NO pavaros, jos visą laiką yra atidarytos, reiškia, šildymas veikia, elektros nenaudoja ir kai jau pasiekia temperatūrą, tada paima ją uždaro. Tai NO pavaros kažkaip tai nelabai paplito ir šiandien dienai, sakykime, mažai sandėliuoja. Ten centrinis sandėlys visai Europoje normaliai darytų pavarų mažai sandėliuojam, nes netgi ir su radiatoriais visi naudoja daugiau NC pavaras, normaliai uždarytas. Nes, kaip ir logiška, vasaros metu šildymo nereikia, pavara uždaryta. Ne? Toliau, vėlgi, pagal statistiką, tikriausiai žinot, kad 50% laiko šildymo sistema dirba ant 50% galingumo. Tai vėl, kažkur, kur reikia šildyti, atsidaro, o pusė objekto stovi. Jeigu nueisim kokį nuosavą namą, pažiūrėsim, kiek vienu metu ten kontūrą atidaryta, tai irgi didžioji dalis būna uždaryta. Pašylo vienas, pašylo kitas, kai reikia, pašylo, atsidaro tą pavarą. Va. NC normaliai uždaryta, tokia konstrukcija, tas matom varikliukas žiūri į viršų, o normaliai atidarytoj taip žiūri. Esminio skirtumo nėra. Esminis skirtumas, kad jis apverstas. NC dar kartą normally closed, be įtampos uždaryta, o NO normally open, be įtampos yra atidaryta. Čia visokie adapteriai.
visokiems kitiems kolektoriams, kitokiems termostatiniams ventiliams, nes yra taip jau pasaulyje, kad kiekvienas gamintojas padaręs kolektorių norėtų, kad ant šito ventilio būtų uždėta ir jo pavara. Tai prisigalvoja įvairių skirtingų jungimų, prisigalvoja ašelės ten tų mažesnių, aukštesnių atidarimų, tam, kad būtų sunkiau kitiems uždėti kitas pavaras. Bet tada kiti sugalvoja adapterių, gali tada kitų dėti. Tai tokia vyksta mini kovos. Gerai, paruošimo mazgas grindiniam šildymui. 2 jėgų vožtuvas ir 3 jėgų vožtuvas. Tie gamykliniai mazgai, kuriuos turim, reiškia, čia jūs galite fotografuoti, filmuoti, ne paslaptis prezentacijas galiu siūsti, jeigu kam reikia. Tai vožtuvai 2 jėgiai, 3 jėgiai, reiškia, kada naudojami 2 jėgiai, kada 3 jėgiai. Šiaip pamiršau. Kažkur išgirdau tokį palyginimą, sako, jeigu tavo sistema yra mišri, radiatoriai ir grindinis, į vieną, tada 2 jėgis. Jeigu pas tave vyraujantis šildymas yra kažkuris tai tada, jeigu grindinis vyraujantis, tada 3 jėgis vožtuvas. Galima galbūt ir pagal tai skirstyti. Kuom skiriasi? Tai žiūrėkit, 2 jėgis vožtuvas čia. Ir čia turim tiekiamą grįžtamą. Tarkim, aukšti parametrai, nes kitaip mums nereikėtų pamaišymo mazgo. Tai turim, tarkim, 70, 50, kiek čia? Ne, 65, 45. Tai delta T 20 laipsnių. Galingumas 6 kW. Tai ar čia 6 kW, ne? Ir čia 6 kW. Tas pats. Mes šių energija iš niekur nesiranda ir niekur nedingsta. Mes tiesiog keičiam temperatūrinį režimą ir debitą. Tai reiškia, jeigu čia 6 kW, bet čia delta T 20 laipsnių, tai mes turėsim debitą 0,26 kubų. Debitas jau po pamaišymo, po šitas trišakis, čia jau pasimaišo, cirkuliacinis siurblys, jau stovi ant didesnio debito, nes yra 50-45, delta T 5 laipsniai. Reiškia, debitas pakyla 4 kartus. Jau čia kubas. Todėl atsakymas, kodėl pamaišymo mazge, sako, pas jūs ten 15 vamzdis, o 25 išeina į kolektorių. Todėl, kad įeina 260 litrų, o čia jau sukasi kubas, 4 kartus daugiau debito reikia makaluoti, nes temperatūra delta T yra mažas. Va. Ir dabar koks skirtumas 2 jėgis, 3 jėgis. Čia 2 jėgis yra 15, nes 250-60 litrų užtenka. Jis parinktas šitam debitui ir šitą debitą reguliuoja. O 3 jėgis vožtuvas, pagal kokį debitą mes įrinksim? Nes jis ant abiejų stovi. Tada gausis, kad šitoj skylėj jisai reguliuos 4 kartus mažesnį debitą. Tai reiškia, kad jisai vos atsidaro ir jau per daug gaunas. Didelė skylė reguliuoja mažą debitą. Čia pabandyk iš kibiro į stikliuką įpilt pusę. Sunku bus. Tai šitam irgi sunku, nes fizika yra fizika. Plius gaunasi didesnis diametras, čia 20, o šito užtenka 15, nes tas ant didelio debito dar pabrangsta. Tai va, bet yra dar vienas niuansėlis. Šitas yra savisiurbis, mazgas, pavadinkim taip. Ką tai reiškia savisiurbis? Tai reiškia, kad jeigu čia aš įdėjau, tarkim, turiu turinę talpą, į kurią ruošiam karštą, ateina ten šilumos siurblys, priruošia termofikato į talpą, ne? Tai ir įdėjau tokį mazgą. Ar jisai veiks? Čia su 3 jėgiu? Su 2 jėgiu. Su 2 jėgiu neveiks. Kodėl? Siurblė. Nes jam nieks neįpūs. Tas siurblys suksis per savo tą atbulinį ir nepaims. Priklauso kaip subalansuoti. Kaip apvadas bus padarytas. Jeigu ant apvado įdėsi balansinį, tada gali prispausti. Tai čia tada reikėtų subalansuoti, kad jis srautai. Sudėtingesnis mazgas, jo. O toksai senam santechnikui yra čiagi viskas, tai ką, jis atsisuks ir pasiims, tai jo, taip, atsisuks į bačką, pasiims iš bačkos. Tai, bet vėlgi, yra niuansėlis. Jeigu pas tave čia dar prijungta šitoj vietoj, pavyzdžiui, ten radiatoriai arba vamzdis ateina ir radiatoriai. Tai bus taip, kad kai grindims bus šalta, tai jisai paims viską ir nusisiurbs grindims, tai tavo radiatoriai šals.
Todėl mišrioms sistemoms, kur yra ir radiatoriai, ir grindinis, prijungta nuo to pačio vamzdžio, geriau tokie mazgai. Ir Danfoso gamykliniai mazgai yra visi su 2 eigų vožtuvu pritaikyti mišrioms sistemoms. Jeigu reikia kažkur tai ruošti, reguliuoti, termofikatą, tada galbūt geriau 3-eigis vožtuvas. Dar būnant to mazgo prieš tą bypassą, dar vienas bypassas su mintim, kad prieš tiksliau ventilį, kad Čia? Nelabai reikalingas. Čia tiesiog, kad greičiau atbėgtų, bet kur čia mes skubam su grindiniu šildymu. Ten ir taip procesas ilgas, kol grindis pradeda duoti temperatūrą. Dar būna klausimas, o jeigu suges siurblys ir nueis karštas tas debitas 80, Šitas siurblys, jeigu suges? Na čia ir vieno ir kito atveju, bet būna taip pat. Tai žiūrėk, jeigu šitas siurblys suges, tas tik daugiau kaip 50 nereguliuoja, jisai užsidarys. Ir čia niekas jau neištekės, vadinasi, niekas negalės įtekėti. Taip, jeigu jis yra termostatinis. Taip, termostatinis. Nebent kapiliaras bus nukirptas ir susuktas. tada bus bėdų. Šiaip kitos šalis turi reikalavimus. Jeigu yra grindinis šildymas ir jeigu tas Murphy dėsnis, jeigu yra galimybė, tai reiškia čia ateiti karštam vandeniu ir kažką tai čia perkaitinti, tai kažkada tai taip atsitiks. Ne? Tai vokiečiai deda tą, tarkim, siurblį cirkuliacinį, jie ima su apsauginiu termostatu. Kad jeigu, pavyzdžiui, kapiliarą nutraukiai ir čia ateina aukšta temperatūra, kad su siurbliu elektros maitinimą nutrauktų viršijus 55 laipsnių temperatūrai. Galioja tiek šitam, nesvarbu. Visą laiką siurblys grindiniam šildyme pas juos turi būti pajungtas per apsauginį termostatą. AVDO yra toks permetimo vožtuvas. Čia galiu perleisti rankas. Galėsit pajausti, kas yra 10 kilopaskalių. Ne, 20 padarykim. 0,2. 20 kilopaskalių. Daug ar mažai, galim iš tos pusės praleisti. Čia yra AVDO permetimo vožtuvas ir jisai... Ten į vidų pirštą galima įkišti ir iš kitos pusės. O, 20 kilopaskalių. Ką jisai daro, kai, reiškia, grindinio kontūro, jeigu kontūrai užsidarė, tai tada jisai atsidaro ir praleidžia. Tai senas daiktas ir dabar, pavyzdžiui, pažiūrės šitą mano prezentaciją arba paėmus šitą schemą iš vadovėlio, kuris išėjo prieš 10 metų ir suprojektavus šiuolaikiniai sistemai, aš iš karto pasakyčiau, kad jūs nesuprantate, ką jūs darote. Kodėl? Kodėl? Dėl siurblių. Jo, dėl siurblių. Bet čia net ne prieš 10, bet prieš 25. Ne, cirkuliaciniai siurbliai, elektroniniai, prievarta pradėti taikyti nuo 2013 sausio 1. Jau praėjo 12 metų. Per prievartą, per prievartą, taip, išėjo reikalavimas, kad mes negalim, kaip čia pasakyti, tas per prievartą išėjo efektyvumo reglamentas, direktyva, ir kur, sakykime, paprasti 3 greičių siurbliai tos direktyvos nebetenkinta. Tai natūraliai gaunasi, kad tu jų nebegali naudoti, kaip varikliai, Euro 1, 2, 3, 4 ir taip toliau. Nei senamiestį su senu varikliu neįvažiuos. Tai ką noriu pasakyti, cirkuliacinis siurblys, greitai, kad visi viską suprastų aiškiai, taip, cirkuliacinis siurblys, čia mes turim siurblio kreivę, šis siurblys daro kažkokį tai delta P, daro kažkokį tai delta P, čia siurblys kažkokį daro debitą 100%. Duodavo, tarkim, 60 kilopaskalių, tai kai mes kažką uždarom sistemoje, pusę, tai jis tada mums duodavo, tarkim, 80 kilopaskalių, o kai visiškai viską uždarydavom, tai duodavo ten 90-100 kilopaskalių. Tai va tada tas AVDO jisai sudirba. Viską uždarom, slėgis sukyla ir tada jisai turi savo ten cirkuliaciją. Ne? Dabar, kai mūsų siurbliai yra
delta PC constant, ne, arba delta P, juodavo parodysiu, delta PV, kintančią charakteristiką, tai kai mes pusę sistemos uždarom, mūsų slėgis dar sumažėja, arba jis nieko nepasikeičia. Tiek čia 60 kPa, tiek šitam taške visą laiką 60 kPa, ne? Tai neatsiranda pokytis ir todėl tas permetimo vožtuvas visą laiką būna uždarytas. Ir jį sureguliuoti su šiuolaikiniais siurbliais yra neįmanoma ir neveikia ir jis yra nereikalingas, nes elektroninis siurblys be šito permetimo vožtuvo, ką jisai darys? Mes kontūrus jam uždarėm, mato pasipriešinimą ir jisai apsukas numetė ir sukasi ten ant 5 W tos mentės, vos juda ir jam jokių problemų nėra. Tai va, nebent ten kažkokie labai dideli, galingi, pramoniniai, gal ten kažkoks minimalus debitas jam reikalingas, bet tą mes sprendžiam tada kitais būdais. Tada čia geriau įdėti kokį nors nuo slėgio nepriklausomą, tarkim, bokuojamą, ten ant 100 litrų, 50 litrų. Na jau, sakykime, labai dideli siurbliai turi savo reikalavimus, tai pagal juos tiesiog galim kažkokią tai minimalų debitą numatyti, kad jeigu jau ten kažkas susidarys, kad būtų kažkokia cirkuliacija, jeigu jo veikimui tas yra reikalinga. Bet tie visi buitiniai, normalūs, standartiniai, visiems daugiabučiams ir standartiniams ofisams užtenka. Užtenka tai, kad elektroninis siurblys pats nusimažins savo apsukas ir numes sūkius. Čia tas būdavo kaip dereguliavimas siurbliai, tai nu, toks irgi teorinis atvejis galėjo, kad jeigu visai nėra debito, tai galėjo, kad ir aukšta temperatūra, tai jisai galėjo, kad užvirti viduje, tasai... Taip, tas 3 greičių paprastas. Viskas. O dabar, kai jisai keliais metais dirba, tai kad užvirtų, tai ten net ir teoriškai turbūt neįmanoma. Nu, gal prie labai mažo slėgio, jeigu numestumėm slėgį, tai tada... Gal iš 10 000 kartų vienas atvejis gal ir gali tai būti, bet truputį kad tai... Kai daug kažko sutaptų, ne? Gerai, tai pamaišymai. Nu, taip atrodo gamykliniai pamaišymo mazgai, reiškia gryninio šildymo pamaišymo mazgai. Čia gal senesnio modelio, bet iš principo, nu, tai kompaktiški, bet galingumai jų matoma 9 kW, 13 kW, tokie nelabai galingi priedai. Taip, tiek tokios teorijos. Tai termoreguliatorius, patalpų temperatūros valdymas. 30-40 metų atgal poreikis šilumos pas mus buvo, visą laiką namuose kažkas tai buvo, prižiūrėjo namų ūkį ir mums niekada nereikėjo kažko mažinti, nes namuose kažkas tai visą laiką būdavo. Toks šeimos modelis, ne? Dabar tas šeimos modelis pasikeitė, todėl ir šilumos poreikis pasikeitė. Šeimininkė tapo irgi darbuotoja, dirbančia kažkur tai. Todėl iš namų visi išvažiuoja ryte, tai sakom, galim šildymą sumažinti, ne? Ryte gal ten vonės pašildom, tada dienos metu galim sumažinti, tada vakare irgi pašildom iki 10, einam miegoti, irgi temperatūra daug nereikia, galim numažinti. Tai praktiškai pusę to laiko galim mes savo šildymą išjungti. Ir, sakykime, taip, ką dabar, kaip užtikrinamas komfortas. Tai norint pasiekti tam tikrą temperatūrą, turi būti galimybė reguliuoti kiekviename kambaryje. Turi būti galimybė nustatyti skirtingas temperatūras skirtingose kambariuose, tarkim, vonia miegamasis ar ten holas. Šildymo sistema privalo tiekti reikalingą šilumos kiekį, norint išvengti didelių temperatūros svyravimų. Ir optimalus komfortas pasiekiamas, kai gyventojas nejaučia šalčio arba per daug šilumos. O čia ta sąvoka iš tikrųjų man labai patinka, kai, kas yra komfortas. Kai tiesiog tu nejauti, kad tau per šalta arba tau per karšta, tai tada yra komfortas. Ir iš tikrųjų pasiekti, kad ir moderniausios šildymo sistemos ir šiandien dienai realiai yra didžiulis iššūkis, ne, kad nejautum, kad per šalta ar per karšta, pastoviai, ne, kažkaip. Mašinoje, ne, pastatyti ten 22 laipsnius, jeigu automatinė klimato kontrolė, tai ten pašildo, pašaldo ir kažkaip tai visą laiką plius minus gerai.
O ofisuose ir ten namuose, tai saulė pašviečia, ne, ten per karšta būna, arba ten per daug numažinai, nepašildo, arba čia va tas atvejis, kai skambina, kad termostatas temperatūros nepakelia, neprišildo, tai turi būti ir čia tiekti reikiamą šilumos kiekį, ne, turi tiekti tavo šilumos šaltinis. Tai tų iššūkių visą laiką visokių yra. Va, kalbant apie kontrolę, čia irgi yra mokslas ir daug yra ir straipsnių, ir daug kas yra įnikę ir visi ieško, kaip čia tą padaryti efektyvumą kuo didesnį. Ir tarkim termostatai, dabar palyginkim termostatus, jau ne apie mechaninius kalbam, o apie dabar tuos patalpų termostatus. Tai termoreguliatorius ant sienos gali būti mechaninis, klik, gali būti elektroninis, kur jau ten varža matuojasi, kažkokia mini mikroschema galbūt yra. Tada gali būti elektroninis su impulsinė moduliacija ir dar gali būti elektroninis išmanus. Tai va tas elektroninis išmanus yra aukščiausias lygis, Danfoss Icon 2 tarkim automatika, jeigu žiūrint. Tas elektroninis su impulsinė moduliacija, tai būtų Iconas, tarkim, 230 voltų. Tiesiog elektroninis, tai basic termostatas, o tas su folio ekranėliu, basic, jisai impulsinės moduliacijos neturi, bet jisai yra elektroninis. Ir mechaninis, man atrodo, tokių jau nebeturim, ar žiūriu, bandau ieškoti kažkur. Nu, jeigu termostato rankenėlį sukinėjai ir girdisi klik, toks cing, tai jis yra mechaninis. Tai takšt, jo. Tada +- 2 laipsniai. Na ir va, ką tas duoda? Kuo jisai yra mechaninis ir kuo tas takšt, tai jisai +- 2 laipsniai, kaip ir radiatorių galva. +- 2 laipsniai, tai reiškia, kad tau užkaitins iki 24 ir po to vėl, kol paleis šildymą, visi turės iki 20 nukristi. Nu, tai toks sandėliams gal, bet jau ir tai nelabai. Ir kuo tavo temperatūra daugiau šokinėja, reiškia, žmogus ką daro? Jeigu tuo momentu ateina, kai tau per šalta, pavyzdžiui, buvo 24, atšalo iki 20, ką darys žmogus? Maksimum. Nu, gal ne maksimum, bet bent jau per vieną padalą, per 2 padidins. Ir tada, kai bus per karštą 26, tada jisai neis sumažinti, o tiesiog nusirengs megztinį, nes tai yra, bus daug greičiau, bus sumaikė. Ne? Tai ką dabar tas mums duoda? Mat 1 laipsnio pokytis, tai duoda nedaug nemažai 6%. Jeigu aš vietoj 20 laipsnių namuose padarysiu 21, iš karto 6% pasiruoškim daugiau sumokėti pinigų. Jeigu nuo 20 laipsnių pakelsiu iki 22, pasiruoškim mokėti 15% daugiau. Ir iš savo praktikos galiu pasakyti, esu kiek kartų bandęs ir dienolaisnius persiskaičiavęs ir dujas sekęs jau ilgą laiką. Tai buvo tokių periodų, kai namuose ten buvo maži vaikai, ten niekur nevažiavo, reikėjo temperatūrą palaikyti. Po to buvo momentų, kai vaikai paaugo, visi į mokyklą, į darbus ir namuose jau nereikia, tada gali tos grafikus susivesti, temperatūros sužeminimus. Tai realiai 30%. Jeigu aš palaikau komfortą ir nieko nemažinu, nereguliuoju, tai aš mokėdavau už dujas 30% daugiau, negu kad kai sumažinu, suvedu laikotarpius. Svetainė iš vis savaitės bėgiai išjungdavau, nes grįžta visi ten 6 vakarienė, į 2 aukštą, ten miegamieji. Jo, ir ten realiai pabūni ten valandą 2. Nu, židinį užsikuri ten dėl valandas 2. Bet dabar toks įdomus klausimas. Procentais viskas ok, mes irgi namie skaičiavom, nes mes labai tą temą diskutavom, nes vyrui visą laiką karšta, man visą laiką šalta, jisai man aiškina irgi ten taupimas. Tai tie procentai skamba daug, bet finansais tai nėra tiek daug, kad aš galėčiau atsisakyti šildymo komfortiško visą laiką. Aš, pavyzdžiui, nusprendžiau grįžti iš darbo 1 valandą dienos ir viskas, aš grįžtu, man šalta, aš turiu būti su megztiniu, su kojinėm. Tai ir negrįžti, laukiu. Pasėdi mašinai. Čia per 1 valandą dienos. Mes panaikino. Irgi variantas, čia kaip kam. Aš nesakau, nei kad gerai, blogai, bet... Jeigu 700 kvadratų, tai gal tada jaučiasi. Taip, dabar pažiūrėkime apie vėsinimą, irgi labai įdomu. Vėsinime yra dar kitaip. Jeigu, tarkim, 3 laipsnių pokytis šildyme, tai kiek yra 25%, ne? O šaldyme 23 laipsniai ir 3 laipsnių pokytis žemyn. Jeigu, pavyzdžiui, 23, nustatysiu 20, 45%. Tai, sakykime, kondicionavime, šaldyme, padaryti šaltį, kompresorių labiau paspausti, to šalčio daugiau paimti. Tai tiksli kontrolė šaldyme
tikslus temperatūros palaikymas, matom, jisai dvigubai brangiau kainuoja. Nu, tai vasarą padarai 20 ir megztinių užsidėti. Ne, šiaip su vėsinimu, tai tiek skaičiavom, labai gerai padaryti, pavyzdžiui, tos pačius 23, bet neišjungti kondiškės, kad jinai tiesiog veiktų tada nuolatos, palaikyti, išnaudoji mažiau elektros, negu tai tu ją išjungi ir Nes išjungi. tada ne visą palaiko tūrį, Taip, masę, taip, tą visą. taip. Ir geriausia, jeigu matai, kad bus visą savaitę šilta, tai tiesiog neišjungti, nes jeigu tu ją naktį išjungi, o ryte, reikia vėl eiti. Taip. Naktį vėsinimo jo geriau neišjungti, nes jo vėsesnis oras lauke, tas tavo naudingas copas gaunasi geresnis, neužsikaitina. Ir, čia tie pavyzdžiai, kai, sakykim, tavo blogas reguliavimas, tai vien, sakykim, kodėl, ir sakom, ten, jeigu termostatas geras, tai sutaupysi ten energijos, nepajausdamas. Tai todėl, kad tu vien dėl tų šuoliavimų tiesiog set pointo nemažini, ypatingai šaldyme, tai ką darysi, tai mažinsi, kuo tu labiau mažinsi, tuo gausis dvigubai daugiau sąnaudų. Čia yra laidinė automatika paprasta, išjung, vis dar gamina, tik jau ne šio Lietuvoje, gal 10 metų nepardavinėja, bet vis dar yra, jie gamina ir dar kažkur Europoje pardavinėja, kažkas perka, čia klausė vienas, tai buvo labai keista. Laidinė paprasta automatika ir tai vandaliniai termostatai, Druskininkų akvaparke šitie yra sustatyti. Grindų jutiklis į grindis. Grindų jutiklis, jeigu turim grindinį šildymą, labai toksai įdomus dalykas, nežinau, tas grindų davikliai namuose, nežinau, ar reikia, nes sudėtinga žmonėms būna. Turi grindų temperatūrą minimum, grindų temperatūrą maksimum, faktinė grindų temperatūra, tada turi kambario temperatūrą, kambario galbūt maksimum minimalė, kambario minimalės 6 temperatūras ir tada, tai kokią man čia nustatyti? Tai Tokį nusistato, tai 7 lauką. Įsideda į grindį, sako gerai, aš sako į vonę, kad būtų man grindys šiltos. Gerai, įsideda į vonę, tada skambina. Man per karštą vonioj. Tai kiek vonioj? Aš sako, kol aš nusiprausiu, kol nusišluosiu, sako, vėl suprakaituoju. Tai sako, vėl reikia praustis. Tai sakau, tai kiek vonioj? Sako, nustatęs ten 25, bet kai nusiprausi, ten būna 28. Tai sakau, o tai kaip grindys, gal reikia grindų temperatūrą sumažinti? Ne. Grindys šiltos labai gerai. Grindys gerai, bet vonioj per karštą. Ir tada žmogui aiškinti, vos ne kondicionierių reikia vonioj statyti, kad grindys būtų šiltos, bet vonioj nebūtų per karštą. Tai aš prieinu iš kitos pusės. Jeigu, sakau, jūs norit šiltų grindų, ypatingai dabar, kai namai yra šilti, jeigu norit šiltesnių grindų tai ir nenorit programuoti, tai bent vonės užsiprogramuokit. Tai kas tada gausis? Gausis, kad pavyzdžiui dienos metu, kai vonioje nieko nėra, ir čia laiko nereikia nuo čia, o kada į vonę ten mes einam, nežinau, 8, 9 valandą, 10 kai kas, kiekvienam savo. Tai mes nukerpam, šito laiku mes sumažinam voniose temperatūrą, o į vakarą startuojam. Ir tos grindys šildo, kad pasiektų vonioje temperatūrą. Grindų nematuojam, mes tiesiog pagal laiką pastatom vonioje 23 laipsnius vakarui ir jos natūraliai prišyla, nes bando pasiekti kambario temperatūrą. Naktį atsijungia, pastovi kelias valandas, tos grindys ten pravėsta, ir iš ryto vėl mes įjungiam. Ir kad, sakykim, ten valandą ir 2 pasiektų norimą temperatūrą. Ir vėl tada kyla kažkaip. Tai mes tą šilumą, kurią čia, mes perkeliam į vakarą, tas grindys bus šiltesnis. Dar vienas laifakas. Kas? Galima tiesiog į vonę vidurys. Gerai šildyta. Miegamajam nustatyti 17, o ne 24. Užklot rankšlas šis grindis, laimės. Kai reikia atsiklojami. Taip, termostatai elektroniniai ir... Vėl su tuo grindiniu šildymu ir su elektroniniais termostatais daugiau galimybių negu su tais mechaniniais, kur į sieną. Tai čia pavyzdys, galim termostatus sukabinti ant sienos ir ištempti jutiklius kažkur tai kitur. Pavyzdžiui, čia ant kolonos yra ištemptas jutiklis.
Tai toks valdymas tinka galbūt kokiam autoservizui, ne, kur Čia bažnyčia. plovyklai, čia yra bažnyčia jo padaryta. Labai gerai. Trakų bažnyčiai, grindinį šildymą susidėjo ir čia va yra bakuojamai su pavaromis, 12 ten gal kolektorių aplink palei sienas ir ten tiesiog zonomis padarė, kad ten kur įėjimas, ten per vidurį, iš šonų, ten jau prie altoriaus, ten glebanyje, skirtingas temperatūras, turi kiekvieną tą zoną, o iš vieno tokio reguliuoja. Vargonininkas. Vargonininkas reguliuoja. Ne kaip Ne, mačiutis bet, ateina priklaupti. Pavyzdžiui, tokį variantą irgi naudojam, ten buvo Lukiškių kalėjimas, pavyzdžiui. Arba komisariatas, ten kur sulaikymo kameros. Ne? Ir kaip tai sulaikymo kamerose grindinis šildymas ir kaip tą grindinį šildymą reguliuoti. Termostatą nepastatysi, neišdaužys, nulopinės. Tai tada rimi termostatą, jį tada įkiši belekur. Gali įkišti kolidorių į sieną. Gali įkišti ten, kur, pavyzdžiui, kolektorius yra kolektorinė spintelė, ne, ten visos pavaros, tai tą pačią spintelę termostatą, nes jisai tik tai suvaldymui. O nueina 2 gyslų laidas į jutiklį. Tas jutiklis gali būti toksai kaip dėžutė, gali būti į sieną užtinkoja. Man atrodo, Lukiškėse darė taip, kad į sieną, operacinės. Ne? Galbūt nebūtinai toks termostatas, gali būti kažkoks tai iš D serijos termostatas. Gali būti netgi termostatas ant DIN bėgelio, ne? Į elektros skydą įdėtas, ten temperatūrą reguliuoji, o pats laidas nuvestas į kažkur tai patalpą, gali būti užtinkuotas, į ortakį įdėtas, palubėjai, kaip sakykime, ten kažkoks tai termojutiklis ir tam taške jisai matuoja, bet pats termostatas visai kitoje vietoje stovi. Tai čia tiesiog pavyzdys. Areštinė ištraukiam orą, matavome, tai... Ištraukiam orą. Jo, bet su ištraukiam orą gerai, jeigu vėdinimas veikia. Jeigu vėdinimas neveikia, gali būti tada su šildymu taip. Ne, tai Jo, bet- turi veikti visada. Bet užsakovas pasakoja, kad areštiniai sako viską ištraukia. Ten jeigu kažką sieną įdėsi, Viską ką ištraukia? Sienas, viską grindis išdrasko, kaliniai sakė viską kiek nieko įmanoma neturi būt slėpti. patalpoje, kad daviklė nieko. Mhm. Sako, suras, jie neturi ką veikti, sako, suras viską išlūks. Tas pats grindinis šildymas ten giliau, nes išdrasko, sakė, jie tau iškrapšto betonas, tų iškrapšto viską, sakė. Kągi veiks? Jie neturi ką veikti, sako. Kągi veiks reikčiau. Ne, tu gali surasti, bet nebūtinai iškrapštyti, kad sulaužyti. Tai surasti turėsi ką veikti. Tai ar jo darėm irgi, ištraukėm orą Klaipėdos, man atrodo, komisariate. Tai tiesiog, kai yra tos kameros, išeina ortakis ir jau kolidoriuje į ortakį įsikiša jutiklis ir jisai ten tada reguliuoja grindinio šildymo. Ir ant kiekvieno grindinio šildymo ten kontūrų irgi taip darėm įdomiai abakuojamas, nes ilgas labai kolidorius ir kaip subalansuoti. Kiekvieną atšakėlę nestatysi, nes po to labai ilgas kontūras gaunasi iki tos kameros. Kamera nedidelė, gal nežinau, 10 kvadratų, kiek jinai yra. Tai tiesiog trišakis, atšaka, abakuojamas ten 10 diametro, gal koks 100 litrų į tą, į pavarėlį, tada toks termostatas, į ortakį jutiklis ir toks valdymas. Zoninis valdymas. Čia, tarkim, kažkur turim grupę radiatorių, tarkim, kokią nors sporto salę. Radiatoriai su savo termostatinėmis galvomis, galima gal tų galvų net ir nedėti. Padarėjai eilę radiatorių, įdėjai vieną kažkokį vožtą. Gali čia šitoje vietoje būti, aišku, ir abakuojamas, nes tada ir balansuoti nereikia. Abakuojamas, pavara, termostatas. Termostatas vėlgi galim įdėti kažkur į rūbinę, o jutiklį net nutempti į sporto salę ir treneris iš rūbinės gali temperatūrą kontroliuoti visai salėje, visą tą ašaką daryti, tai daryti. Katilai. Čia taip jau nebedarom, belaidės sistemos. Termostatinis vožtuvas. Gal čia ne šiandien dienos tema, tai praleiskim, kai apie karštą vandenį kalbėsim, tada jos ir užsiminsim. Gerai. Čia yra sena prezentacija, sena skaidrė, bet aš jos visos nerodysiu, man iš jos yra įdomi va šitas grafikas. Noriu papasakoti, kuom skiriasi onofinis reguliavimas ir impulsinė moduliacija. Klausimas jums.
Čia ką mes turim? Turim plius pusę laipsnio, minus pusę laipsnio. Čia mano patalpos temperatūra nustatyta su termostatu. Su termostatu nustačiau 20 laipsnių. Faktinė kambario temperatūra yra 20 laipsnių. Nustačiau 20 ir turiu 20. Dabar klausimas, va šitą pavarėlę. Jinai bus uždaryta ar atidaryta? Kai mano nustatyta 20, kažkaip sunku išspausti. Kai nustatyta 20 ir faktas irgi yra 20. Uždaryta. Kas sako, kad atidaryta? Ir jūs esate abu teisūs. Nes viskas priklauso, kuriuo metu mes pasižiūrėjom į pavarą. Jeigu pas mus buvo sušilę iki 20,5 ir dabar, reiškia, užsidarė ir šąla kambarį. Šąla, krenta, prie 20 bus dar užsidarė, prie 19,5 atsidarys. On-offinis reguliavimas. Čia on-offinis. Paprastas termostatas, on-offinis reguliavimas. Arba tas bimetalinis mechaninis, arba elektroninis, paprastas įjungta termostatas. Tai čia. Jeigu buvo 19,5, pavara atsidarė, šildo, tuo momentu bus atidaryta, prie 20,5 užsidarys. Tai žiūrint iš kur einam, į kurį. Ir gaunas tas svyravimas temperatūros. Va, todėl protingi žmonės sugalvojo, kad toks valdymas mums nelabai tinka. Nes laipsnyje ten svyruoja kažkas, užsidarinėja, plus grindinis šildymas turi inerciją, kol jis ten atiduoda. Čia užsidarė prie 20,5, bet tai nereiškia, kad toliau kambarį temperatūra pas mane nekils. Nes jeigu prikaupė grindis šilumos ir saulė išlindo, užsidarė, bet grindis dar iš savęs dar spinduliuoja, tai gali kambarį ir 21 sušilti. Ir iš tikrųjų būna. Į Facebooko, ne į Facebooko, o YouTube kanale rašo žmonės, turiu va tokį termostatą, turiu problemą. Pas mane sako, prišyla iki 22 ir po to sako, laukia, kol ten iki 20 atšala ir tada sako, man šalta, tada aš padidinu, tada per perkaistą, tada man per karštą. Ir sako, tą temperatūrą, tą savo tą set pointą, norimą temperatūrą, aš pastoju, sako, reguliuoju. Nu tai sakau, žmogau, tau netinka tokiam valdymui, šiam valdymui tau netinka įjungto on-offinis termostatas. Gal pas jį yra betono labai daug, ne? Aš nežinau. Gal pas jį aukštos temperatūros tiekiamas. Šito aš nežinau. Bet susidėjus, tai reiškia, tiems visiems dalykams gali gautis, kad pas tave labai šokinėja temperatūra. Ir tada tau reikia protingesnę termostatą. Protingesnę, reiškia, aš nieko nekeičiu. Kolektorius, grindys, viskas tas pats. Pavarėlė ta pati. Aš šitai pavarai pradedu duoti PWM, Pulse Wide Modulation, impulso pločio moduliacija. Nereiškia. Aš ką padarau? Padarau, kad 19,5, termostatas jau protingesnis, jis mato, kad 19,5 davė komandą pradėti šildyti, mato, kad jau ten baigė, jau artėjau prie 20 ir jis išjungia power. Dar jis nepasiekė norimos temperatūros, bet išjungia power. Pamatuoja temperatūrą ir žiūri, kaip temperatūra. Jeigu toliau pakyla, nieko nedaro. Jeigu temperatūra pakrito, tai, pavyzdžiui, 0,1, nes displėjų nerodo, bet jisai realiai matuoja, mato. Temperatūra mato pakrito, jis tada perskaičiuoja ciklą. Pavyzdys. Tarkim, radiatoriniam šildymui PWM labai tinka, ciklo dažnis 15 minučių. Pavaros atsidarimas ten nuo 5, 7, 8 minutės, priklausomai nuo aplinkos temperatūros. Ir jisai žiūri, koks yra pokytis. Jeigu PWM veikia tiesa čia, 19,5, 20,5, va tuose ribose. Toliau jau čia veikia visiškai uždaryta, čia yra visiškai atidaryta. O šitam įsijungia PWM. Ir tarkim, jeigu pokytis yra 0, aš turiu 20 laipsnių ir 20 nustatyta. Tai su PWM vėlgi tas pats klausimas, su impulsinė moduliacija. Kokioj būsenoje bus pavara? Per vidurį. Greičiausiai, kad per vidurį, nes pokytis yra 0, reiškia 50% laiko duos uždaryti, 50% laiko duos atidaryti. Ir priklauso, koks yra ciklo dažnis, kas nustatyta. Tie ciklo dažniai irgi, kiekvienas gamintojas turi savo laikus, netgi kiekviena automatika turi savo laikus. Ir aš, pavyzdžiui, dabar net nežinau ciklo dažnis, koks Icon 2 sistemai, nes niekur instrukcijų nerašo, gamintojas neduoda. Šitą ciklo dažnį aš paėmiau iš CFD automatikos prieš tai buvusios senesnės. Ten būdavo
15 minučių radiatoriams. Nu, tai reiškia, kad kažkur tai ten šilo, pradėjo atsidarinėti ir tada praėjo laiko ir pradeda užsidarinėti ir negali būti, kad plaukėja. Tai reiškia, mes iš on-offinės įjungtą pavaros, paprastos, gaunam vos nemoduliuojančią pavarą. Už tą pačią kainą gaunam pseudo moduliuojančią pavarą. Tai valdyme tas yra labai gerai ir į šitą daug kas nuėjo, daug kas turi. Visos išmanės automatikos turi PWM, impulsinę moduliaciją. Ir kas būtų keisčiausia, kad o šitam varikliukui, tam terminiam daiktui, netgi tai patinka. Jeigu jį valdai PWM, jis ilgiau tarnauja. Toks atrodytų, tai daugiau varinėjai, daugiau darinėjai, bet čia kaip su lemputė. Jeigu vieną kartą įjungi ir niekada neišjungi, tai 100 metų degs. O jeigu junginėjai tą paprastą kaitę, tai jinai perdegs greičiau. Tas pats ir su šitais. Turint PWM, ilgiau tarnauja. Vėlgi, PWM, jeigu turi PWM, kontaktinio termostato jau negali naudoti, nes jis labai dažnai klaksi tada. Cink, išjunginėjimas. Todėl yra elektroniniai termostatai viduje, elektroninės schemos, kurios neskleidžia garso. Tai nežinau, kiek projektuotojams aktualu tas on-offinis ir PWM-inis reguliavimas. Bet žinot, gal įdomu. Nu, tai taip. Vamzdis grindiniam šildymui. Va, peksas ir pertas. Peksas ir pertas. Kada kokį naudoti? Tai peksa ir pert. Peksa vamzdis yra išrastas seniau ir naudojamas seniau. Pertas yra jaunesnis, naujesnis. Konstrukciškai tie vamzdžiai yra panašus. Čia lyginam Danfoso du vamzdžius, peksa ir pert. Skaitom 5 sluoksnių, nes vidinis pert, klijai, deguonies barjeras, klijai ir yra apsauginis sluoksnis. Tiek peksa, tiek ir pert vamzdis. Kodėl peksa yra geriau negu pert? Todėl, kad yra lankstumas. Čia turiu peksa. Trumpas gabalas, sunku čia parodyti, koks čia lankstumas. Ir čia turiu pert vamzdį. Mes juos galėsim palaužyti, padeginti, pažiūrėti, ko jie. O gal iš šaldytuvo ir tada pabandyti? Iš šaldytuvo. Galima iš šaldytuvo. Panašios sąlygas kaip dabar. Na, objektą panašiai dabar. Galima su pertu, galima iki +5, su peksa iki -10 dirbti. Didelis atsparumas sušalimui peksa ir galimas užtraukiamas jungimas. Užtraukiamas, tai reiškia peksa gali plėsti ir naudoti tos užtraukiamus žiedus. Bet čia gal labiau montuotojams, projektuotojams, va šita lentelė turėtų būti įdomesnė. Peksa gali atlaikyti 110 laipsnių temperatūrą ir jo tarnavimo laikas ženkliai nesumažės. Pertui, jeigu duosim 95 laipsnių temperatūrą, tarnavimo laikas matom metai. Jis labai pakeičia jo savybės, jisai sukietėja, pasidaro trapus ir atsiranda tai įtempimai viduje ir gali pratrūkti, sukietėja. Slėgį atlaiko tą patį, tiek darbinį, tiek bandomai. Darbinės temperatūros peksui 95, pertui 60 ir trumpalaikė peksui 110, pertui 95. Tai va, dėl šitų trumpalaikių temperatūrų, aš kaip sakau, jeigu turim daugiabutį prijungtą prie šilumos tinklų, tai aš gal naudočiau peksą. Jeigu man sustosiu ir blys ir nebus apsauginio termostato arba užstriks pavara ir man paduos iš šilumos tinklų aukštą temperatūrą, tai aš būsiu saugus, kad mano vamzdžiui nieko nenutiks. Pertas 95 laipsniai gali būti pažeistas. Jeigu prijungtų prie šilumos tinklų, galbūt nesijaučiau taip saugiai naudodamas pert vamzdį. Tai žodžiu, turiu dabar čia pert vamzdį. Pertas šiandien nusitrynė. Man atrodo, čia pertas. Tuoj sužinosim. Taip, įlinkis atsirado, įlinkis
tą įlinkį sutvarkyti su PERT vamzdžiu man neišeina. Aš jau turėsiu kirpti ir dėti movą. Tai padarykim čia dar va taip. Ir dabar paimkim, pakaitinkim. Kaitinsim čia taip, kaip negalima, tam, kad greičiau pamatyti rezultatą. Tiesiog vizualiai pamatysit, kas atsitinka su PERT vamzdžiu, kai mes jį va taip pakaitinam. Linko ir nulinko ir nu va, pumpt ir viskas. Tai va, PERTas. Dabar turim PEX A, irgi tą patį padarau. Nu, skaidrus, matom, bum, galim taip padaryti, patraukit, niekur jisai nedingsta, taip ir lieka. Tai... Bet nebesistendės, o gal? Kaip? Nebesistendės. Tai tuo, čia buvau daręs va šitoj vietoj kažkur. Čia pirmas kartas? Jo, Vargšas. Daug patyręs. toksai va, galėsit Tai, Aš ne. tai tuoj, tegu jisai va taip gražiai dabar atšala, tada jis jums praprast. Nu, galit pasižiūrėti, paįsitikinti, kad tikrai nenutrauksit. Galit pabandyti patraukti ir matot. Galiu? Ne, jeigu jūs, ta prasme, trauksit, tai nutrauksit, bet, nu, kaip tas nutrūko. Esmė, kad nereikia jo, jeigu užlauži, nereikia dėti movos tau, jisai atsistato į vietas ir tas pačias. Dabar gražiai padėkite, tegul atšala ir pamatysit, kaip... Vai negražiai. Tai sustings taip, kaip padėsi. Ne, nu aš buvau praleidęs per rankas 20, jie ten tampė, tai paskui toks gumbas ten gavosi negražus. Jo. Jį dabar turėtum, reiškia, jeigu tvarkai tą įlinkį, tai truputį kitaip, reikia sumažinti temperatūrą, reikia gražiau, bet dabar, sakykime, va, taip, jisai išsilygino, tai mes duodam ramiai atvėsti ir ta vieta, kur mes įlinkį sutvarkėm, jinai bus tokia labiau pabalusi ir tokia bus kietesnė, standesnė. Tai va, toks palyginimas PEX A ir PERTo. Tai jeigu šilumos siurblys, kur temperatūrą negali pakelti daugiau kaip 50 laipsnių, tai tu PERTo niekaip nesugadinsi, ten viskas gerai. Bet jeigu šilumos tinklai, dujinis katilas, tai žinau, nedaug dievė kieto kuro katilas, ten granulinis, tai jo, tai tada, nu, PEX A, ta prasme, kam rizikuoti. Toliau kiti dalykai. Terminė atmintis PEX A, PERTo neturi atminties, testas negalimas, molekulių kryžminimo lygis aukštas 70% yra PEX A vamzdžiai, tai va tas ir duoda jam tą stabilumą, kad jisai išlaiko savo prieš tai buvusią būseną, PERTas neturi. Dabar, kad pasiekti šitą kryžminimo lygį, vamzdis, jeigu kryžminimo molekulių, reiškia surišimo lygis, jeigu daugiau negu 70%, tada jisai gauna kategoriją PEX A. Jeigu sukryžminimo lygis bus mažesnis, tai bus PEX B arba bus PEX C. Ir tas šildymas, įlinkio remontas yra negalimas nei PEX B, nei PEX C. Galimas tik tai PEX A vamzdžiui. Toliau UV atsparumas. Ultravioletui PEX A yra atsparesnis, PERTui nėra žinomas, nėra tokio standarto, nėra tokio bandymo. Ir temperatūros slėgis. PEX A yra standartas, kiek turi atlaikyti 99 laipsnius, turi atlaikyti 720 valandų. PERTas turi atlaikyti kem 8 valandas prie mažesnės temperatūros. Ir taip, dar ultravioletas. Atsparumas ultravioletui. Tai PEX A vamzdis yra atsparesnis ultravioletui negu PERTas, bet iš principo abu vamzdžiai neturi gauti ultravioletų. Todėl, jeigu pažiūrėsim, visur, pavyzdžiui, radiatoriai, jeigu kad ir daugiasluoksniai vamzdžiai ateina, visur yra gofra privesta iki pat H jungties, kad negautų saulės spindulių. Jeigu būna ten išmeta į lauką vamzdį, tas irgi vasaros metu montuoja, būktą ten išvinioja, į lauką padėjo, negalima. Būčiau technikinis, brokuočiau, kad pažeistas ultravioleto nežinomos savybės ir nebegalima daliau montuoti. Buvo pavyzdys su parkingu, pandusai Rygoj
aukštyn žemyn, ten išviniojo peksa, baigėsi pinigai beviniojant, tai vamzdį išviniojo, betonui pinigų nebeliko. Prastovėjo metus laiko, užsnigo, užlijo, pavasarį atitirpo, sako, mes dabar čia užbetonuosim, kokią vamzdžiui garantiją. Nu, kokią, jokios, ant saulės prastovėjo visą vasarą praeitą, tai kokia ten bus garantija. Nežinom, kiek tarnaus, niekas neaišku. Nu, tai demontuot ir per naują montuot. Čia dabar kažkaip pirma tendencija, žiūriu, nuostabų kvartalas, kur mes gyvenam, stato naujus namus. Nespėjo nei stogo padaryti, nei sienų, jie pradeda tos vamzdžius vynioti. Išvynioja, paliko, mėnesį stovi, po to viskas gerai, statom. Nu, taip ir bus, jeigu saulės nebuvo, tai gal nieko. Kaip, per mėnesį, nebūna, kad nebuvo saulės visą mėnesį, vis tiek net ir žiemą tą saulę šviečia. Tai atkreipim dėmesį nebereikalo, vamzdžiai atvažiuoja užizoliuoti, juodą izoliaciją, jie visi būna apsukti, kad negautų saulę. Maksimali darbinė, spirus trūkumų, atsparumas šalčiai. O kaip sakiau, peksa iki -10 galima dirbti. Nu, bet tas galima sunku prie -10 vynioti, kad ir peksa. O pertas iki -5, nu, bet Plius. su +5 kaip parašyta. Bet, nu, realiai, +10 gal. Kietesnis yra sunkiau. Taip, spidakai. Iš ankstinis nustatymas, va, šitas dalykas. Bet pertą gali perdirbti, ar ne, pagrindinis. Jo, pertą gali perdirbti, bet vėlgi, kam tas aktualu? Gamyboje, kai, sakykime, pats gamini, tau kažkas tai, nu, užstrigo aparatas ir kreivas šleivas vamzdis gavosi. Nu, tai jį paėmė, per naują bumtį aparatą vėl praleidai. O tau nusipirkai, nu ir ką dabar tos likučius kur dėsi, vis tiek į plastiką išmesi, ne, ten nieks neperdirbinės, vis tiek viskas nuvažiuos į VKJ arba KKJ ir gausim šilumos iš tų vamzdžių. Kažkur, nu gal. Taip, iš ankstinis nustatymas. Tiek bronziniai, tiek reiškia tie nerudenčio plieno turi iš ankstinius nustatymus, su kuriais labai patogu subalansuoti. Žinot, ne? Jau daug kartų pasakojom, rodėm jo. Ir patogu, pagal vamzdį, kokį vamzdį prijungi, turi lentelę, koks ilgiausias kontūras, pagal tai randi visus tos nustatymus ir iš karto montuotojas dar neužpildyta sistema, vandens nėra, ten jau magistralės orų užsipūtęs, išsibandėjai, tai paėmė tos nustatymus, susukinėjai pagal vamzdžių ilgį. To paleidai ir visi kontūrai šyla tolygiai, nes yra iš anksto jau subalansuoti. Grindų pamaišymo mazgas. Taip, tie mazgai ruošia temperatūrą šildymui, tiesioginio veikimo. Nuo šito daikto iki šito yra kapiliarinis vamzdelis, mes jau žinom, kas tas kapiliarinis vamzdelis, su juo reguliuojam, čia matuoja temperatūrą, čia pasiduoda iš, tarkim, šilumos šaltinio tiekiama temperatūra, čia grįžtanti, čia į kolektorių, čia iš kolektorius ir su šituo daiktu nustatai temperatūrą. Čia dabar 20 laipsnių, reiškia, eis į grindis, tiekiama temperatūra, čia matuos. Rankinis norintojas, termometras yra įdėtas. Tai va, šitie mazgai gali būti pritaikyti ir šaldymui. Jeigu turi, pavyzdžiui, nu ką čia gali turėti? Gerai, turi šilumos siurblį. Ir vasaros metu nori patiekti šaltį į fenkoilus, ne, ir, pavyzdžiui, į grindis. Į grindis tau reikia 18-19, tam, kad nebūtų kondensato, o į fenkoilus gali eiti, kad ir, pavyzdžiui, +7, +10. Jeigu koks nors ten frikulingas, ne, šilumos siurblys ten gruntas vanduo, nu, gali gauti ir žemą temperatūrą. Dar ypatingai iš po žiemos gali gauti ir +2, +3. Ne? Tai va, tada, reiškia, turi pamaišymo mazgą ant grindų kontūro, čia uždedi terminę pavarą ir prijungi prie Icon 2 automatinio kos valdiklio, kuris reguliuoja tą pavarėlę ir pasiaukština temperatūrą savo į grindų kontūrą. O į fenkoilus, nežinau, kažkur ten tavo vėdinimo kamera galbūt, eina žemesnės temperatūros termofikatas. Tai išsisprendžia, nu, toks pamaišymo, žiūrėkė, ne būtas, ne, irgi tokių būtų buvo, čia statė, kur pastatė čilerį, į būtą ateina +7 laipsniai. Ne, tu fenkoilą gali pastatyti, bet jeigu nori paviršius, pavyzdžiui, šaldamas lubas turėti arba šaldamas grindis, +7 nepatieksi.
Čia montavimas, pavarėlis. Sieninis šildymas, tokie grioveliai, juos įsistato vamzdis ir po to užsitinkuoja. Prezentacija gal ir per daug čia kaip vienam kartui, bet 130 skaidžių. Bet gal esminius dalykus, ką aš norėjau. Net gal leisim Devį, tuo dar aš kažką parodau ir po to leisim Živilę apie Devį papasakoti. Jo, atėjo. Mačiau, atėjo. Tai jo, apie Danfosą trumpu, man atrodo, čia visi žino apie Danfosą, labai daug sričių, nuo daugiabučių iki ten komercinių. Gamyklos po visą pasaulį, gal čia rečiau rodom tą prezentaciją, tai tiek dabar darbuotojų yra per visą pasaulį, 100 šalių pardavimo atstovybės, reiškia, mes esame viena iš tų atstovybių, 95 gamyklos, 27 šalis. Tai, tikrai žinau, Kinijoje gal kelios gamyklos, Vokietijoje nežinau ar yra, Amerikoje tikrai yra. O kitur, artimiausia Lenkijoje, šiaip Lenkijoje gamykla yra prie Varšuvos pati paskutinė gal su nulinės emisijos, reiškia, iš saulės kolektorių ir vėjo malūnų prigamina elektros ir šitą elektrą panaudoja Danfoso įrangos gamybai ir skaito, kad žali gaminiai iškeliauja, nes nenaudoja iškastinio kuro Danfoso įrangai gaminti. Tai ir po to po Europą, Bulgarija gamykla yra, žinau, tada yra Slovenijoje 2 gamyklos, Danijoje, termostatai, kažkaip taip. Japonijoje yra, žinau, tikrai, kažkur čia. Afrikoje nelabai, man atrodo, yra. Pietų Afrikoje, nežinau. Pietų Amerikoje, Šiaurės Amerikoje tikrai yra. Ten daugiau šaldymo gamina šaldymą ir žemės ūkio tos visokius traktoriams, hidraulikas. Privatus gyvenamieji namai, tai žiūrėjom, termostatiniai ventiliai, šilumos punkteliai namams, butams, termostatinės galvos, temperatūros reguliatoriai elektriniam šildymui, kilimėliams, tai va čia Živilė papasakos. Skryninio šildymo, termostatai, kolektoriai, pavaros, purkštukai dujiniams, skysto kuro katilams ir, atrodo, siurbliai skystam kurui, tai čia būtų dizeliniams katilams, solenoidai, vandentiekio uždarimui, atidarimui, ten nuotėkio kontrolė ir taip toliau. Daugiabučiai. Viskas tas pats, atsiranda tik balansiniai, rankiniai, automatiniai ir karšto vandens kontrolė. Komerciniuose evakuojamai, čia kitų dienų temos, dideli evakuojamai, jeigu nepriklausomi vožtuvai, rankiniai, balansiniai, DLTP reguliatoriai, slėgio perkirčio reguliatoriai, ABPM, tai toks junginys ABPM ir slėgio perkirčio reguliatoriaus, rankiniai, balansiniai ir termostatiniai radiatorių vožtuvai. Čia kitų dienų temos. Taip, kolektoriai, šitos mes dalykus žiūrėjom, aš noriu praleisti ir ateiti gal prie automatikos. Tai va, mes jau žinom, kas yra dabar tas onofinis išjungta valdymas, kas yra PVM-as. Tai tarkim, Icon 230 voltų tas valdiklis ir Icon termostatai, paprasti standartiniai, tie turi tą impulsinę moduliaciją, vadinamą PVM. Jie yra šiek tiek išmanesni, bet jie nėra išmanus termostatai, nėra tas išmanus valdymas kaip Icon 2. Gali katilą valdyti, cirkuliacinį siurblį. Paprastas VTT termostatas, jisai yra įjungtas, vadinamas on-offinis valdymas. Tai būtų bimetalinis, tada būtų šitas antras lygis. Ne? Basic Plus, apvalio ekranėliu, jis irgi yra įjungta, vadinamas on-offinis, impulsinės moduliacijos jisai neturi. Programuojamas, pagal laiką gali užprogramuoti, bet impulsinės moduliacijos irgi neturi. Icon 230
Jau atrodo jau panašiai, bet turi impulsinę moduliaciją. Tas vat su displėjumi elektroninis ir programuojamas termostatas. Ar Iconas 230 V ar 24 atrodys vienodai, lygiai taip pat, ekranėlis nešviečia, gali būti montuojamas į rozetės, priderintas prie elektros gamintojų rozečių ir Icon 2. Icon 2 termostatai, Icon 2 sistema yra jau aukščiausio lygio savo, tarkim, kalbant apie kontrolę, nes turi ir PVM, bet turi dar, reiškia, kaip čia tą pavadinti, išmanų valdymą, automatinį balansavimą. Tai nu ką daro, sakykim, PVM-as? PVM-as, impulsinė moduliacija, tai, pavyzdžiui, pradeda moduliuoti, kai artėja prie tavo nustatytos temperatūros, ne? O ką daro Iconas? Tai Iconas skaičiuoja inerciją, prisiderina prie namo, objekto, ten, būto, ne, jisai mato, kaip greitai kiekvienas kambarys šyla ir tokiu būdu apriboja pavarą ne vien per PVM, bet ir dar per laiką, nes jam reikia savaitės laiko, kad suprastų, kaip kiekvienas kontūras šyla, nes kažkuris kambarys į pietus, ne? Kažkuris kambarys į šiaurę. Tarkim, pietinis dienos metu gavo saulės, tai jisai matys, kad iš ryto, kaip ir aš matau, kad man reikia pakelti temperatūrą ten 5 dienos vakare, šiandien ir iš ryto nėra poreikio ir matau, temperatūra nukrito, tarkim, 3 laipsniais, tai jisai nesistengs iš ryto labai staigiai šildyti, nes žinos, kad vakar dieną 12 valandą iš kažkur atsirado daug šilumos, toks šuolis pas jį ten automatikoje užregistruotas. Nu ir jisai palauks to šuolio ir stipriau pradės šildyti tik tais artėjant vakarui 5 valandai, kada jau bus reikalingas tas temperatūrinis šuolis. Vėlgi, matydamas, jeigu užsikuri židinį 7 vakare, tai jisai 5 irgi nedarys 22 laipsnių, padarys 21,5, nes matys, kad 7 23-24 šuolis. Nu, tai tokį daro smart išmanų valdymą, kad neperkaitinti ir kad per daug neatšaldyti namą. Čia valdymas telefonu, nieko nenustebinsim. Termostatai visi belaidžiai turi dar ir drėgmės jutiklį. Tai rodo temperatūrą drėgmę, čia gali apsi programėlį matyti, kiek kiekvienas kambarys turi drėgmės. Čia ką reiškia kiekviena funkcija. Galbūt ką reikia žinoti projektuojant, tai kad yra valdiklis ir įdėjai į Icon 2 valdiklį, tai galėsi viską padaryti. Jeigu nori, termostatus gali jungti be laidų. Ne? Kažkur, nežinau, pasidarė daugiau patalpų, kažkoks ofisas pridaugino patalpų, reikia papildomą termostatą. Jokių bėdų. Stiklinė siena. Ne? Paėmė 2,5 lipnį juostą, ant sienos priklijavai ant stiklo ir tą, sakykime, tau zoną temperatūrą jau visai matuos. Kiti, sakykime, esami, gali būti laidais prijungti, jau stacionari sistema, sienose dėžutės padarytos ir įleista valdo, reiškia, su laidais. Pavarus. 220 gali prijungti pavaras arba 24. Nu, tas 24 atėjęs iš seniau, skandinavai buvo sugalvoję, kad grindiniam šildyme pavaras turi būti 24 V. Bet dabar mados keičiasi ir jau kitaip šneka. Sako, 230 mažiau elektros naudoja, nes transformatoriaus nereikia. Nes kai transformuoji iš 230 į 24, transformatorius šyla, nu ir nenaudingai, reiškia, elektrą naudoji. O kai 230 tiesiogiai naudoji, tai tada gaunasi, kad nieko konvertuoti nereikia, nėra nuostolių. Efektyviau. Tai 230 efektyviau, bet mažiau saugu. Tai dabar kas kam svarbu, nežinau. Vienam svarbiau 24, bet sąnaudos nesvarbu. Ne? Kaip kai kam. Bet kai kam svarbiau efektyvumas, jo, tai tada 230 V. Tai Icon 2 gali ir vieną ir kitą daryti. Nori telefonu, paimi ELI modulį, prijungi prie savo namų maršrutizatoriaus ir visą namą valdai telefonu. Reikia šaldymą valdyti, jokių problemų.
rasos taško daviklis ant kolektoriaus, gali šaldyti grindis ir šaldyti kambarį. Ir labai taip trumpai vieną skaidrę atidaręs papasakosiu apie Icon 2, reiškia, irgi dabar toks, kaip sakyt, geras dalykas iš tikrųjų, bent jau man taip atrodo, kad lubinis šaldymas, ane, ir grindinis šildymas. Tai, pavyzdžiui, turiu vieną kolektorių, ne? Įsivaizduokit, čia prijungiu lubas, čia prijungiu grindis. Ir dabar čia turiu tik vieną vamzdį. Ne, čia pas mane ateina prijungta prie šilumos siurblių. Tai kaip gaunasi? Jeigu pas mane šilumos siurblys gamina šilumą, tai man šiluma eis į grindis ir šiluma eis į lubas ir šiluma eis į grindis. Aš taip nenoriu. Ne? Kai turiu šaldymą, aš noriu, kad šaltis eitų į lubas, bet neeitų į grindis. Kaip padaryti? Ir turiu vieną termostatą. Aš nenoriu dviejų termostatų. Ne? Tai Icono toje automatikoje yra opcija, pastavai paimi termostatą ir pasakai, šita pavara turi dirbti tik tais šaldymui. Kai pas tave šaldymas, o kas pasako šaldymui? Tai šaldymas gali būti aktyvuojamas arba pagal lauką, arba gali ateiti signalas iš šilumos siurblio, šeimininkas perjungia šilumą šaltį, arba jis gali pats temperatūrą pamatuoti nuo vamzdžio ir matys, jeigu iki 20 laipsnių reiškia šaldymas, jeigu tiekiama virš 20 laipsnių, virš 22, pavyzdžiui, tai šildymas. Gerai, reiškia, automatika žino, dabar yra šaldymas ir reiškia šitą pavarą šaldymo, kurie eina į grindis, laiko uždarytą, o šitą į viršų laiko atidarytą su vienu termostatu. Pasikeitė šildymas. Oho, gerai. Šitą uždarau, reiškia šildau grindimis. Dabar šildymas eina į grindis. Galima padaryti, kad pavyzdžiui lubos būtų ir šaldymui ir grindis būtų šaldymui. Tai pavyzdžiui, dabar šiluma. Tai šiluma eina tik į grindis, ne, žiemą šildau grindis, lubos uždarytos, niekas neveikia. Atėjo vasara, paleidau šaltį, šaltis eina į grindis ir į lubas. Arba tik į lubas. Nu, kaip nori, taip darai. Ir čia priklauso, kur varnelę uždėsi, nes yra konfigūravimui atskira programėlė, ten prisijungi arba su laidu, arba prie Bluetooth'ą ir tiesiog sakai, šitas kambarys ir šaldo, ir šildo grindimis, ir šaldo, ir šildo lubomis. Nu, tada ir tą daro. Tai, žodžiu, kaip kur varnelę sudėsi, taip jisai ir darys. Labai geras dalykas, nes iki kol nebuvo Icon 2 šitos funkcijos, tai reikėdavo statyti 2 termostatus. Arba reikėdavo permetimo sklendės daryti, kad arba 2 atskirus kolektorius, vienas šildymui, kitas šaldymui, bet tada būdavo kas, o jeigu tą noriu ir tam, nu tada toksai, tada turiu šeimininkus ateiti, sklendės persukti, nu toks, dabar viskas veikia automatiškai. O kaip apie tai vis šaldymų, vėsinimų? Tai šilumos siurblys, kiek duoda, tiek duoda. Nes tas pats cirkuliacinis ir mes, kaip sakyt, grindinis šaldymas, kažkur ten yra skaidrė, galėsim prieiti, gal grindinis šaldymas iki 40 W, geriausiam sąlygom. Ne? Grindinis šildymas pasyviam name 20-30 W, 40 W sutampa iš principo. Tai koks tavo poreikis, jeigu dideli vitriniai langai į pietus ir tau 100 W į kvadratą, tau grindų šaldymas duos 40, tau trūksta 60 W. Tai reiškia, nu, neturėsi ten 23 tam kambarį, dar tada reikia pasityti kondicionierių. Tai čia kaip ir gaunasi, mes projektuojam šildymo sistemą, o šaldymas gaunasi dovanų. Tai kai dovanųgi nieks ten akliai nežiūri, ne? Dantis, kiek jau duoda, tiek duoda to šalčio. Vientisas dizainas. Taip. Na, apie Icon 2 čia yra išsami gal prezentacija, reikėtų jai skirti daugiau laiko, bet pagrindinius dalykus aš pasakiau. Apie grindų daviklius mes šnekėjom, kad rėmeliai keičiasi tvarkoj, termostatai virštinkiniai, potinkiniai. Na, potinkinis plonesnis, jisai daugiau sulenda į sieną, tikrai daug gražiau atrodo, tai geriau visą laiką daryti potinkinės dėžutės. Ir termostatus įleisti į vidų, rėmelius kažkur išsinešė stendą,
Šiandien kaip tik vyksta seminaras online, tai va darom ir gyvai, ir online, čia seminarų, tai rodo kaip tik apie iCondo.ly, man atrodo, vyksta nuotolių seminaras. Čia va, sukonfiguravimas, prijungimas, va, konfiguratorius. Tai va, pirmas kambarys, matom 1, 2, 3, 4, 5 kontūrai. Reiškia 5 kontūrai yra svetainiai, tarkim, ir reiškia svetainė matom visi kontūrai ir šildo, ir šaldo. Nu, tai reiškia, kai paleisiu šaltį, tai visi 5 svetainės šaldys ir nešaldys. Galiu kažkurios kontūrus išmesti, kad nešaldytų. Tarkim, sanmazgus galiu izoliuoti, kad kai persijungsiu šaldymo režimą, kad sanmazguose šaltis neįtų. Tai bus visą laiką uždaryta pavara. NC pavara nenaudos elektros ir šaldymas bus vasarą uždarytas. Kaip ir viskas logiškai, ne? Yra autobalansavimas funkcija PVM plius. Tai reiškia, mes susukinėjame iš ankstinius nustatymus, bet sistema dar papildomai balansuoja su pavara ir reiškia, ką mes išgaunam. Tarkim, kai temperatūrą numažinom, o po to einam į aukštesnę temperatūrą. Visi kontūrai atsidaro ir jeigu nebus labai gero balanso, tai pas mus sušils kambariai tie, kurie bus geriausiai cirkuliuos. Nes sanmazgas pirmas ir svetainė užšils ten tik tai už 2 valandų. Nes sanmazgas ten daug srauto nuims. Tai automatika ką padaro, jinai mato, kad sanmazgas labai greit šyla, tai jį tiesiog nešildo sanmazgą. Nukreipia šilumą visai svetainę, kuri sunkiau šyla ir tada gaudo taip, kad visi kambariai vienodu metu pasiektų norimas temperatūrą. Tai irgi pavyzdys geras. Draugų pažįstamų čia kiek yra, kur ten nusipirkom, gyvenam 5 metai, vonioj niekada šilta nebūna. Draugo žmona skundžiasi. Tai tiesiog automatiką įsidėkit. Nu ir ką ten tavo automatiką? Sakau, įsidėkit ir pamatysit, 100%. Viskas. Kai, tarkim, pavarų nėra, valdymo nėra, tai tas srautas nueina ir kažkur jisai dingsta ten name. O kai kambariai kažkurie sušyla, pavaras užsidaro ir tada sukyla srautas, sukelia srautą į tos kontūrus, kurie blogai šyla. Ir sakau, sakau, bet vonioj 24, ir sakau, turi tiek visur, kiek nori? Sakau, kiek nustatyta, tiek visur ir turi. Tai tą padaro automatika. Heat Pump Optimizer. Čia vėlgi unikali funkcija, yra YouTube parodė, kaip jinai veikia. Tai paskutinis kontūras, kuris veikia, jį palieka atidarytą. Nes šilumos siurbliams yra aktualu, nes kompresoriai, jie ten turi savo minimalų debitą, kad būtų cirkuliacija. Tai tiesiog reikia čia va šitą varnelę įjungti ir tada padarys taip, kad šildė, vonia paskutinė liko, šilo, ir galų gale vonia irgi sušilo. Tai tada automatika mato, kad čia buvo paskutinis kambarys, kuris pasiekė savo temperatūrą, niekam kitam nereikia kol kas, tai laiko tą kontūrą atidarytą. Šilumos siurblio signalą duoda atsijung, jeigu jisai prijungtas. Tai šilumos siurblys gauna signalą, kad nebereikia, bet jam kontūras yra. Jeigu jisai sugalvos dėl kažkokių tai priežasčių, jam atsitirpinti reikės ten, norės įsijungti, jisai visą laiką turės bent jau vieną kontūrą atidarytą. Jeigu pas tave namuose 2 valdikliai, 2 blokai, tai bus vieno atidarytas kontūras ir kito. 3 valdikliai, bus 3 atskiri kontūrai kažkur namuose, jisai galės iš ten kažką cirkuliuoti, paimti. Tai svetainė pašylo, galbūt po kažkurio laiko kitas kontūras bus paskutinis, tai jį tada ilgiau laiko. Kažkurį kontūrą palieka laiko, kad jisai veiktų. Tai čia yra Danfoso išradimas pirmas ir kai jį sugalvojo, tai iš gamyklos, tai gal tu sako, čia dar stipriai nereklamuok, čia dar mes išleidom, čia bandėm, visur veikia, viskas gerai, bet kaip ten bus, sako, dar neaišku, nes kažkurie šilumos siurbliai nori daugiau debito, kažkur cirkuliacinis siurblys didesnis, mažesnis. Tai čia yra niuansų, gali būti taip, kad, sakykime, jeigu pasistatai per galingą šilumos siurblį ir jam reikia gana didelio debito ir pas tave mažas namas, tai tau gali tiesiog neprapūst per mažai vieno kontūro gali būti, bet čia jau niuansai. Kaip? Du atidaryti galima? Tada jau 2 valdikliai, du skiri. Bet susirašinėjau su vienu kroatu, jisai šilumos siurblius stato, ten į savaitę po siurblį pastato. Tai jisai klausinėjo manęs apie šitą funkciją ten per YouTube. Po to parašė,
sakė. Puikiai, kiek visur stačiau, kiek visiems veikia, jokių problemų nebuvo, šilumos siurbliai nesustoja, o žiemą, sako, pratarnavo ir labai sako. Talpas tapo, ne? Kaip? Atskirai Ne, be statydavo, talpų. Bet anksčiau. Ten jau talpas, jo. Nu, talpa visą laiką gerai, bet talpos, nu kas norit, kvadratus Taip. savo išnaudoti ir... Bačka, Jo. 100 litrų dabar. Taip. Taip. Ir su šita funkcija talpa irgi nepamaišys. Nu, bet jeigu jau taip padarai, kad talpos nėra, ekonom variantas, tai Icone yra funkcija, kuri nusipirkai ir nu, jinai čia yra jau, to tiesiog varnelė, įjung Git Pump Optimizer ir tau jau bus pastovaus bypasso funkcija, pavadinkit tai. Va, kas čia dar? Nu, čia ilga pasaka, kaip čia tas veikia, optimai išdalinimas. Šilumos siurblys, kas čia dar tokia įdomesnė. Galima dabar 4 valdiklius sujungti į vieną krūvą, tada vieną šilumos šaltinį, tarkim, šilumos siurblį katilą prijungiau prie šito, šitam šilumos nereikia, bet šitam šilumos reikia, jis yra kažkur Rusijai, priepirtį sugalvojau pasišildyti, nes penktadienį atvažiuoja svečių. Na tai tada, reiškia, tas atsidaro pavarą, anas duoda signalą, čia viskas kadangi uždaryta, šiluma ateina į ten priepirtį ir ten pašildo. Tai programavimas, čia kai vyksta automatinis balansavimas, tai kažkur apie šaldymą čia mes pašnekėsim. Nu va, su pamaišymo mazgu galim reguliuoti temperatūrą į grindis, galima reguliuoti šildymui, šaldymui, vėsinimas. O ką duoda vėsinimas? Daug kas klausia, sako, nu, yra žmonių, kuriems nepatinka, kaip per šaltas grindis, kiti sako, aš su tapkėm vaikštau, arba su vatais namuose būnu, aš nejaučiu, man sako gerai, arba ofisas, pavyzdžiui, nu, tai irgi visai nieko. Tai gegužės mėnesį, matom, čia eksperimentas darytas, efektyvus namas, mažai naudojantis energijos, nu, čia užkaito va 30 keli laipsniai. Tai su grindų aušinimu mes pasiekėm, kad turim visą laiką va, kažkokią tai apie 24-25 namuose vasaros metu. Ir dar vienas dalykas, kai turim vėsinimą, būtinai reikia išjungti grafiką. Jeigu turėjai šildymo režime, turėjai, kad pavyzdžiui ryte pašildo tau nuo 6 iki 8 ir vakare ten nuo 5 iki 10, tai šaldymas turi veikti 20-24 valandas, tai tada paimi tiesiog išjungi grafiką, kad rankinis valdymas, nustatai 23 laipsnius, pavyzdžiui, namuose, nu ir dieną naktį jis ten tas 23 bando palaikyti. Dieną kažkiek pakyla, naktį nukrenta, bet tai laiko vis laik vėsias grindis. HD diagramą, kiek čia reiškia tos drėgmės galim gauti, todėl drėgmės jutiklis dedasi, kad pajaustų. Nu, sunkiausia būna Liepos gal mėnesį ir rugpjūtį, kai palyja. Jeigu turim lauke plus 30 ir palyja, tai drėgmė staigiai sukyla ir paskui tas drėgnas oras. Svarbu neįsileisti to drėgno oro, pralaukti, nes nu, visiems yra noras atidaryti langus, atidarai langus, drėgmė į vidų. Vasarą yra drėgmės režimas į vidų. Ne? Žiemą drėgmė iš namo bėga į lauką, o vasarą iš lauko bėga į namą. Ir tada atidarei langą plus 30, drėgmė 100%, namuose 22, iškart vėsesnis ir tada tau sienos galėtų aprasoti. Man buvo garaže, kažkaip atidariau vasarą, garažas, nu, toks pusrusis. Ko aš čia žiūriu darosi? Ten, kur yra žemė, nu, tie gal, ant plytelių rasa, šlapios plytelės, visos sienos tokios keraminės plytelės, šlapios, o galvoju geras. Nu, tai kas, siena, pamatas, ten, nu, plus 10, plus 12, nu, gal paviršiaus ten plus 16, bet iš laukia buvo palyja, drėgnas oras, atėjo į garažą ir paprastai, uždariau garažo vartus, pusę valandos, sausos plytelės. Tai va, tas pats ir gali būti ir su grindiniu šaldymu. Šaltos grindys, tai darysi langus, prie drėgno oro prileisi, bus šlapios. Valyk nevalėsi. Nepadės.
Bet čia reikia, kad žmonės žinotų fiziką. Gerai, čia buvo kaip Snolareną paleidinėjo, dar ten jau paleidinėjo, žodžiu, bet dar neveikia ir važiuojam ir viskas ūžia, taip įjungtas tas dūmų šalinimo ventiliatorius. Tai tie statybininkai sako, mes čia, o irgi va taip va, ta situacija, kad karšta, lietus buvo ir sako, bandom išvėdinti. Nes kondensuojasi. Viskas bėga, aš sakau, viską išjungkit greitai, nes įsivaizduoju, kad tai drėgnėti reikia iš lauko daugiau oro išvėdinti, kuo daugiau ten to oro duoda, to daugiau viskas ten bėga per tas stiklus, žodžiu. Taip. Tai jau viskas ten būtų ištirpęs. Ne, ten foje vestibulį, nes ten šalta viduj, kur tas sniegas šalta, bet tai dideli langai tokie vitriniai, tai ant per tuos iš vestibulio pusės bėga, ne iš sniego. Tiesiog lygiai taip pat. Jo, su šaldymu esminis klausimas visą laiką yra, tai gal jums, tai pirmas esminis klausimas, jeigu turim grindinį paviršių tą šaldymą, kas nuspręs, kada pradedam šaldyti. Arba jūs turit sugalvoti, arba kažkas turi sugalvoti. Nes galim sugalvoti pasyvus, gaunam signalą. Tai pavyzdžiui, Danijoje ten statė daugiabutį, sakau, kas pas jūs nusprendžia? Butų ūkis. Veikia nuo šilumos tinklų, ten praėjo kažkiek tai laiko, visiems bum, pradeda žmonės jau skųsti, sako, reikia šaldymo, tai ateina, šilumos tinklus išjungia, tunkštį jungia ir viso daugiabučio automatika persijungia, kada reikia dabar šaldyti. Tai kitas variantas - referencinis kambarys. Galimas variantas, tarkim, automatikos tam valdikliui pasakai, šitas yra tavo svarbiausias termostatas, kai jame temperatūra viršys 5 laipsniais atrodo nustatytos, perjungti visus kitus termostatus į šaldymo režimą ir perjungti netgi šilumos siurblį gali perjungti, kad jisai pradėtų šaldyti. Tai, bet tada turi žinot, kad pas tave svetainė, pavyzdžiui, pietus, kad kai jau svetainė užkaito, tada perjungi. Ir trečias variantas, kai šilumos siurblys persijungia arba pagal lauką, aš nežinau, arba šeimininkas perjungia, tai čia mes daviklį uždedam ant vamzdžio ir tada automatika žino, kad jeigu ten gali nusireguliuoti. Pavyzdžiui, iki 20, jeigu tas temperatūra iki 20, tada šaldymas supranta, jeigu daugiau, supranta, kad šildymas. Visai esam darę. Taip. Apie kažką dar, apie elį. Mes kažkiek šnekėjom apie elektroninius termostatus. Taigi, galima sujungti juos visus, tiek radiatorius, tiek grindinį šildymą su grindų šildymo valdikliu į vieną appsą, vieną programėlę ir su vienu viską reguliuoti. Tai va, tie gal. Installer app šiandien nežiūrėsim. Čia buvo Danfoss Ally programėlė, kur ten... Jo, Danfoss Ally, su kuria gali valdyti ir radiatorius elektroninius atas galvas ir grindinį šildymą. O ten, kad sujungti, tai sudarai programėlę ir kažkaip per Bluetooth susijungsi, ne? Su valdikliu. Programėlė. Kaip susijungsi? Tai Icon 2 grindinio šildymo su programavimu yra Icon 2 appsas specialus. O jeigu nori tuos Eli galvas, tai tada prie Eli to maršrutizatoriaus, va šito daikto, prijungi, va, visai matot, komunikuoja kaip. Šitas komunikuoja su temperatūros sensoriai, jeigu tokie yra, arba tiesiai su radiatorių galva, ir šitas tiesiai bendrauja su to valdikliu, bet nebendrauja su patalpos termostatu. Tai reiškia, kaip viskas vyksta. Pasiemi Icon 2 programėlę ir suriši termostatus, arba rankiniu būdu surišimas yra, ir Icon 2 programėlė su per Bluetooth, reiškia, pabendrauja, viską suriši ir atsijungi. Jisai jau būna. Viskas suprogramuota, tavo, pavyzdžiui, grindinis šildymas veikia. Šito gali net nebūti. Tada šitą pasijungi, įsikiši į elektros tinklą, įsikiši į savo maršrutizatorių, tada atsidarai Eli programėlę, prisijungi šitą valdiklį, ir tau sukrenta visi termostatai ten. Sukrito ten 15 termostatų. Tada, jeigu turi dar radiatorius, tada susikūri arba atskirus kambarius, arba įsitrauki, prisidedi kiekvieną dar atskirai, sueini su telefonu, pridėti radiatoriaus galvą,
tada viską turi vienam, ir grindinį, ir radiatorių. Maršrutizatorius, kaip vadina šitas? Eli Gateway. Šitas vadinasi Eli Gateway, Eli Tinklo maršrutizatorius. sąsaja. Jo. Kokia? Tinklo sąsaja. Tinklo kaip sąsaja. reikia Jo, užlogint. Eli tinklo sąsaja. Sasaja. Jinai gali, kiek ten buvo, 30 įrenginių, ne? 3-4. Nu, apie 32, man atrodo. Šitas į vieną šitą. Mhm. Tai reiškia, šitas valdiklis yra kaip vienas, bet radiatorių galva irgi yra kaip vienas. Nu, tai nuosavam namui užtenka vieno šito. Nu, ten bus kokių 5-10 radiatorių, porą blokų, pilnai užtenka. Tai vat ir tiek matyt šiandien dienai, kaip tik pagal grafiką. Tai kiekvieną kartą vis skirtingai gaunasi. Tai gerai, tada baigiam apie grindinį šildymą ir eisim tada Živilė apie Devį papasako. Darom pertraukėlę.